nes aš irgi atrodo taip ilgai ėjau link savo svajonės, tai dabar man yra ypatingas džiaugsmas, kai susiduriu irgi su verslų kūrėjais, kurie dar tik pradeda savo kelionę, taip pat kaip ir aš kažkada darydami transformaciją arba ilgą laiką tiesiog marinavę tą idėją ir nedrįsdami pradėti pagaliau žengė pirmosius žingsnius. Šitas irgi dalykas yra man toks ypatingai romantiškas, kaip aš sakau, ir aš tuomet, man kažkas pabunda manyje, kad aš atrodo kaip kūdikį paimu tą klientą ir nešu per visas vėtras gyvenimo, kad tik tais tas jo verslas, kad tik tas verslas išvystų gyvenimą ir ta svajonė išsipildytų. Labas, su tavimi sveikinasi Bright podcastas. Mes esame čia, kad įkvėptume. Bright turime tikslą – padėti užaugti 1000 moteriškų verslų pažabojant dirbtinį intelektą. Labas, sakau merginos jums, labas Viktorija, labas Giedrė. Labas. Labas Birutė, koks tavo balsas, pailsėjęs po atostogų. Atsigavus, pailsėjus, galima jau pradėti įrašinėti mūsų podcastą. Labas visoms mūsų klausančiams merginoms, labai smagu ir vėl susimatyti, susiklausyti po mėnesio laiko. Ir šiandien mes turim nuostabią viešnią ir labai džiaugiamės, kad jinai surado laiko sudalyvauti mūsų podcast'e. Ir šiandien mes kalbamės su prekės ženklų strategija ir dizainerė bei Bright bendraįkūrėja Viktorija. Labas, Viktorija. Labas. Labai smagu tave turėti kitoj pusėje. Jo, ir sakai, kad oi, kaip smagu, kad surado laiko mums pasikalbėti. Taip, aš esu tokia užimta, kad aš neturiu visai laiko. Kaip, aš žinau tavo kalendorių, tai aš žinau, kad tai tikrai yra užimtas. Bet tai apie Viktoriją iš tikrųjų galėčiau pasakyti, gal pasidalinsiu mini istoriją iš mūsų pažinties, nes jau esam pažįstamos tikrai porą metų, jei neklystu, kitoje bendruomenėje, kitame online formate. Ir aš Viktoriją pamenu kaip beprotiškai žingeidžią, kuri visada turėdavo begalės klausimų, o kaip padaryti ten kažką, o kaip, va čia ir man tas labai labai stipriai surezonavo, kad ji visada turėdavo ko paklausti, kai tuo tarpu man visą laiką būdavo viskas atrodydavo aišku ir man atrodo, čia yra tas pavojingesnis dalykas, kai tu viską žinai. O Viktorija visą laiką turėjo tą tokį smalsumą ir tas mane labai labai žavėjo, tai aš be galo džiaugiuosi, kad Viktorija šiandien yra mūsų gretose ir kartu su manimi ir Giedrė vysto Bright bendruomenę ir įneša savo indėlį, nes kaip jau mūsų turbūt narės ir apskritai mūsų sekantys žmonės pastebi, mes esam visiškai skirtingos, visiškai turim savo skirtingas stiprybės, savybės ir panašiai. Ir man labai smagu, kad būtent Viktorija į Bright bendruomenį tą visą vystymą atsineša savo smalsumą begalinį, žingeidumą ir stiprų strateginį mąstymą, kur visada sudėjęs visus taškus ant į. Tai toks mano prisiminimas apie tave, nebent dar Giedrė kažką papildys eigoje, bet norėčiau, kad tu pati save pristatytum. Tai kas tu esi? Šiek tiek plačiau mūsų klausytojams. Mes jau su Giedrė esam ne vieną istoriją girdėję, bet kaip tu pati save pristatai? Labas dar kartelį visoms klausančioms. Tai iš tikrųjų, kai nusprendėme ir pakvietėme mane kaip viešinę šito podcast'o. Aš buvau labai labai excited šito dalyku, bet kai gavau tą klausimų summary, tas excitementas šiek tiek išblėso dėl to, kad pamačiau patį pirmą klausimą ir kad reikės save pristatyti. Ir šitas dalykas yra mano pats nemėgstamiausias dalykas ir manau, kad klausant mano prisistatymo bus galima suprasti, kodėl taip yra. Bet let's do this. Tai aš esu Viktorija, prekės ženklų strategė ir vizualinio identiteto dizainerė ir kurdama strategijas bei vizualinius identitetus padedu ambicingiams verslų kūrėjams įgyti aiškumo vystant savo prekės ženklus bei įdarbinti prekės ženklą kaip įrankį verslo augimui. Ir būtent tas brandingas ir yra mano pagrindinė darbinė veikla, aistra ir hobis. O šalia šito, tai jau kurį laiką, beveik
beveik 2 metus pridedu ir eilutę, kad esu ir dirbtinio intelekto entuziastė ir iš tikrųjų dirbtinį intelektą visokioms užduotims, tiek savo verslo vystymui, tiek dirbant su klientų projektais naudoju kasdien. Tikiu, kad dauguma klausančių jau žino, kad tas entuziazmas prieš 1,5 metų peraugo ir į šitą daugiau ir kartu su jumis esu taip pat viena iš Bright bendruomenės bendrakūrėjų. Ta meilė brandingui ar ne prekės ženklų kūrimui ir taipogi susižavėjimo dirbtiniu intelektu siekia irgi užkrėsti ir įkvėpti kitas moteris, kad jos irgi tai galėtų įdarbinti savo prekių ženklų vystymui ir drąsiai išbandyti ir pajausti ir išbandyti tas galimybės, kurias gali suteikti dirbtinis intelektas būtent prekės ženklų kūrime. Tai čia jau galbūt galima buvo suprasti, kodėl aš taip bijojau šito klausimo, nes mano prisistatymas ir prisistatymą jau kurį laiką yra vien tik apie darbą ir kartais iš tikrųjų būna nejauku pripažinti, kad apart to aš neturiu kažkokių išskirtinių hobių ar kažkokių užklasinių veiklų, kuriamis galėčiau pasigirti kaip savo asmenybės dalimi. Bet kai pagalvoju taip, tai dažnai save irgi pagaunu, kad iš tikrųjų aš dar ne taip seniai pradėjau savo mylimą veiklą, brandingą ar ne, ir dabar jau Brightą, 2 mylimas veiklas. Ir anksčiau aš nežinojau, ką reiškia dirbti tą mylimą darbą. Tai aš tiesiog sakau savo, kad turbūt tai yra sezonas, tos turbūt dar įsimylėjimo fazėje kažkurioje dalyje, kur man net nesinori kitų dalykų veikti ir mano pats mėgstamiausias hobis ir didžiausia aistra yra būtent mano darbas. Tai toks mano prisistatymas kol kas. Mane tai labai žavi stebint tavo tą kelionę nuo pat pradžių. Kaip tu daug paaugai ir kaip tu greitai paaugai. Ir galbūt būtent tas susifokusavimas tau ir leido taip greitai užaugti. Kaip prasidėjo tavo kelionė į asmeninį prekės ženklą? Žinau, kad tu iš tikrųjų patyrei didžiulį pokytį. Tai iš tikrųjų prekės ženklą pradėjau vystyti neilgai trukus po to, kai pradėjau savo solo verslą vystyti ir kadangi mano solo verslas veikla yra brandingas, dizainas prekės ženklų, tai natūralu yra, kad aš puikiai suprantu prekės ženklo kūrimo prasmę ir vertę verslui ir tiesiog turėjau dar vieną dalyką padaryti, tiesiog perlipti per save ir išdrįsti pati kurti tą asmeninį prekės ženklą. Tai iš tikrųjų buvo labai didelis irgi dalykas, per ką aš turėjau per save, per tas baimės perlipti, kad tai pradėti daryti, bet dabar iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes dabar galvoju, kiek čia apie 3 metai, kai aš vystau savo solo veiklą ir būtent asmeninio prekės ženklo vystymo dėka, nors ir kol kas tai nėra ypatingai nuoseklu, paskui galbūt pasidalinsiu daugiau, bet tai iš tikrųjų atnešė man labai daug galimybių ir tikrai padėjo tą, kaip Giedrė sakai, tas greitas tobulėjimas ar ne, tai manau, kad ne tik dėl fokuso, susifokusavimo į darbą, bet taipogi ir dėl to asmeninio prekės ženklo vystymo, nes būtent per tai atėjo labai daug galimybių klientų, kas akceleruoja mano augimą ir netgi, kai dabar susimastau, kad tikrai pabandau įvairių dalykų, kurių net negalvočiau, kad galiu tokiam dar neturėdama 15 metų patirties šitoj srityje daryti. Mano asmeninio prekės ženklo vystymo kelionė turbūt ir nebūtų prasidėjusi, jeigu nebūčiau atradusi meilės brandingui ir prieš keletą metų kardinaliai pakeitusi savo karjeros kelią. Ir taip jau galima turbūt sakyti, kad mano prekės ženklo vystymo kelionė yra ir tam tikra transformacijos kelionė lydima mano turbūt pačios didžiausios transformacijos gyvenime. Tai kai galvoju, nuo kurios vietos pradėti pasakoti istoriją, galbūt man šita istorija yra tokia labai daugiasluoksnė ir kai galvoju, nuo kurios vietos pradėti ją
pasakoti, tai labai skirtingai vis pradedu. Ir šiandien galbūt pradėsiu nuo tos vietos, nuo vaikystės, kai buvau dar maža ir kiek save prisimenu, aš visuomet kiekvieną dieną piešdavau. Ir kai tėvai kažkur važiuodavo ir klausdavo mūsų su sesė ir broliu, ką parvežti lauktuvių, aš visuomet sakydavau, kad ne saldainių, ne žaislų, o prašau parvežkit man dažų ir šluotelių. Tai dažų ir šluotelių, tai akvarelės ir teptukų. Ir ta mano meilė piešimui niekur nedingo ir augant buvau pastebėta mokykloje, pradėjau lankyti meno mokyklą, kur mokiausi 6 metus ir iš tikrųjų vaikystėje net pati nesuprasdama, ką tai reiškia, aš visuomet sakydavau, kad noriu būti grafikos dizainerė. Tačiau nors ir tas mano talentas nebuvo nepastebėtas ir iš tikrųjų buvo netgi skatinamas ir sulaukdavo labai daug komplimentų, pagirų, vis dėlto girdėdavau ir pasakiusi, kad noriu būti grafikos dizainerė, girdėdavau ir tiesiog tokius pasakymus: vaikeli, iš meno negyvensi, tau reikia normalios profesijos. Ir man kaip dar nesusiformavusiai asmenybei tokie pasakymai iš tikrųjų priversdavo mane gal susviruoti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvodavau apie tas sąsajas, kurias turėjau su menu, su daile, atsimindavau savo mokytojus ar nematydavau dailės mokytojus mokykloje, kurie buvo iš tikrųjų negerbiami ir tas jų dalykas nebuvo vertinamas. Ir arba tiesiog menininkus Palangoj, kurie paišo portretus ar tai šaržus už keletą litų tais laikais. Tai iš tikrųjų tai paskatino mane manyti, kad tikriausiai jie yra teisūs, aš iš tikrųjų nevalgysiu iš meno ir man reikia normalios profesijos. Ir tada pagalvoju, okei, Vika, piešti moki, matematikoje, fizikoje dar pasitemsi, stok į architektūrą. Ir dabar kaip tik neseniai prisiminiau, kad jau prieš 10 metų, prieš egzaminus, man fizikos mokytojas sako: vaikeli, tu gal nelaikyk fizikos egzamino, nes buvo labai daug šansų, kad aš jo neišlaikysiu. Ir tada aš galvoju, kad, kaip taip galima sakyti, aš čia tikrai pavarysiu, išlaikysiu, viskas bus gerai, bet dabar, kai pagalvoju, he had a point ir jisai galbūt matė, kad aš spyriojuosi ir bandau eiti prieš save, rinkdamasi tuos dalykus, kurie yra visiškai ne mano, kurie man natūraliai nesigauna ir yra visiškai neįdomus, o aš kaip tik neklausiau ir ėjau vis tiek tą savo vagą, kur aš sugalvojau, kad man reikia eiti, nes iš meno negyvensiu. Ir tą fizikos egzaminą aš išlaikiau, į architektūros inžineriją įstojau ir atsitokėjau tik po keletos metų padirbus inžinierė, kad šita specialybė ir darbas atrodo net vagia iš manęs tą gyvybinę energiją ir asmenybės žavisi. Ir per tuos kelis metus atrodo, aš tapau kažkokia susigūžusią pilką pelytę, kuri dreifuoja tiesiog gyvenime ir galvoja, kad viskas, this is my life, aš matomai esu niekam tikusi ir toks bus mano gyvenimas. Visiškai be motyvacijos ir be kažkokio noro kažkuo domėtis ir smalsumo. Ir kaip Birutė paminėjai, kad aš pasirodžiau labai smalsi. Tas pirmas įspūdis apie mane buvo, tai iš tikrųjų buvo dėl to, kad brandingo tema man buvo labai įdomi, o būtent inžinierės darbe aš to nejaučiau ir net užmiršau, kad aš tą turiu. Viktorija, aš tavęs noriu paklausti. Nes, tikrai man tų tokių istorijų timų papasako ir aš nežinau, ar tu nori dalintis. Iš tikrųjų, iš tavęs šitas darbas vogė sielą, ne? Bet ar buvo lengva žengti tą žingsnį? Nes aš įsivaizduoju, vis tiek tai yra didelis pokytis. Ne vien finansiškai, bet ir, tu turi ir daug žinių įgyti pakeliui ir tą šuolį padaryti. Ir daugumai žmonių nėra drąsu tą šuolį daryti. Kaip tau tai buvo? Giedrė, labai, manau, paklausai tokio klausimo, kur aš galiu papasakoti tokią vaizdingą istoriją, kuri man yra labai įstrigusi, kad iliustruoti, kaip man iš tikrųjų buvo sunku. Tai pamenu tą tokį vaizdingą momentą, karantinas, darbas iš namų. Aš eilinį kartą darbo metu nulindusi tiesiog į tualetą verkiu iki negalėjimo. Ateina sesuo, pradaro duris, sako: Vika, kas yra? O aš tokiam beviltiškume per tas ašaras upeliais rėkiu jai, kad noriu, kad mane atleistų. Ir tai buvo toks savotiškas lūžio taškas, kur supratau, kad jau reikia kažką keisti, bet
tas pokytis iš tikrųjų man labai ilgai užtruko. Iki to pokyčio, kol aš jau padariau tą pokytį kardinaliai pakeisdama sritį, buvo turbūt daugiau nei 2 metai, kur aš ir tos 2 metus, galima sakyti, aš kas antrą dieną taip ir paverkdavau tualete. Jo, bet esmė yra tame, kad aš tada, kai verkdavau jau, kai visiškai palaužė mane tas inžinierės darbas, kur atėmė tą visą išsiurbę mano gyvybinę energiją, kaip aš sakau, aš dar nežinojau, ką kito aš galėčiau daryti. Ir man tas ir buvo didžiausias slėgesys, kas mane slėgė turbūt, kad aš galvojau, kad viskas, aš tiesiog čia esu įstrigusi ir man nėra kitų galimybių. Ir jau nebepamenu kontekstą dabar, bet mes kalbėjome su mano vaikinu ir jisai man pasakė kažką panašaus į, kad tu turi būti grafikos dizainerė. Esi nežmoniškai talentinga, nėra šansų, kad tau nepasisektų. Jisai taip pasakė. Ir tada pasėjo man tą sėklą mintyse ir atgaivino prisiminimą, kad juk aš kažkada ir norėjau iš tikrųjų būti grafikos dizainerė, tiesiog nepasirinkau to, kai reikėjo rinkti studijas, ar ne? Ir tuomet pradėjau rimčiau domėtis šitą sritimi, ką būtų galima daryti. Ir pirmiausia, išbandžiau svetainių dizaino kursus, sekėsi man, bet nebuvo mano meilė. Lygiai grečiai pradėjau domėtis ir brandingo tema, būtent prekės ženklų dizaino tema. Ir tuomet aš galbūt dar nesupratau, kad aš galėčiau tai veikti, bet tai mane taip patraukė ir aš tiesiog domėjausi viskuo, ką tik galėjau rasti, žiūrėjau visus YouTube video, irgi kursiukus, atrodo, tiesiog skaitydavau, domėdavausi ir tai buvo visiškai mano dalykas, bet vėlgi aš dar nesupratau, kad aš galėčiau iš tikrųjų tuo užsiimti. Ir kažkur tame beviltiškume ir baimėje padariau turbūt geriausią sprendimą tuomet savo gyvenime, kokį tik galėjau, tai nusprendžiau lankyti psichoterapiją. Ir būtent darbo su psichoterapeute metu atrasti suvokimai man padėjo nustumti tas savo baimės ir kažkokius ribojančius įsitikinimus, kad aš jau pasmerkta, viskas čia mano likimas, į tą antrą planą ir išdrįsti patikėti savo jėgomis, savimi. Ir pradėti daryti kažkokius pokyčius link norimo rezultato. Ir taip įsidrąsinau, kad per tą psichoterapiją mane taip, tie atradimai apie save taip akseleravo, tiek aš įgavau drąsos, kad iš tikrųjų tą sprendimą išeiti iš tuomet samdomo inžinierės darbo tarptautinėje įmonėje ir tapti freelance vizualinio identiteto dizainerę priėmiau super spontaniškai per tiesiog 1 dieną. Ir pamenu kaip vakar, kad turėjau pirmuosius pažintinius skambučius su potencialiais klientais vizualinio identiteto projektams ir taip jaudinausi ir pajuokaudama savo vaikinui pasakiau, kad jeigu sutarsim dirbti su visais 3 klientais šiandien, išeisiu iš darbo. Ir aišku, jisai manęs taip nepaleido ir privertė sukirsti rankomis. Ir mes sukirtom rankomis, aš nuėjau kalbėtis, po 3 valandų grįžau iš pokalbių ir sakau jam, ar išlaikysi mane, jeigu bus momentų, kai man reikės, nes aš išeinu iš darbo. Ir esu labai dėkinga jam tuo metu, nes jisai pasakė, kad taip, viskas okei, daryk, ką tu nori. Ir manau, kad tai yra didelė dalis to, kodėl aš apskritai galėjau leisti savo išdrįsti, žengti tą tokį drąsų žingsnį. Būtent tas paskatinimas ir užnugaris, kurį turėjau, man leido taip spontaniškai, nesižvalgant kažkur, tiesiog priimti tą tokį visiškai wild, crazy sprendimą, kaip aš galvoju dabar. Ir jeigu reikėtų galvoti, ar aš šiandien daryčiau lygiai taip pat, turbūt ne, nes tai yra visiškai toks ėjimas į nežinią. Bet čia, žinai, buvai išgelbėta iš buvimo inžinierė forever and ever. Jo. Escape room. Grinai. Bet šiaip klausau, žinai, tavęs ir nors man toks jausmas šiek tiek kartais būna sukyla, kad klausau jaunesnės savęs versijos, kuri irgi dievino piešimą, mėgo tapyti, turėjo visus įmanomus teptukus ir guašas, aš mėgau daugiau su guašu piešti.
Ir kur lygiai taip pačiai galvoja, kad iš piešimo negyvensi žmogus ir turi ieškoti normalios profesijos. Ir lygiai taip pačiai aš norėjau architektūrą studijuoti. Aš tai pradėjau lankyti braižybą, nes visai man patiko tas toksai, kur gali šiek tiek struktūra man patiko, bet ir piešimas tuo pačiu. Ir tada gyvenimas visiškai kitaip susiklosto, nei tu planuoji, pasirinkau visai kitas studijas ir taip toliau. Ir aš visiškai tave labai suprantu ir klausau, kai dar esi nesusiformavęs tas žmogus, labai čia įdomią temą palėtei, kur neturi kažko, kas tave pagaidintų galbūt, suteiktų tą tokią kryptį, kad tu tikrai gali, kad, grafinis dizainas yra vėlgi visai, nes aš kažkaip mano laikais grafinio dizaino tokio kaip nebuvo, tai buvo daugiau, sakykime, menas ar ten piešimas ir tapimas. Ir man labai smalsu, tai galvoji apie savo kelionę ir netgi kalbant jau apie dabar, apie tą karjeros keitimą, kaip manai, kas tau padėjo šioje kelionėje, kad būtum apskritai, čia kur tu esi, tam taške, kur tu sakai, šiandien aš gyvenu savo, ar dirbu savo svajonių darbą, aš myliu tai, ką aš darau. Ką tu įvardintum kaip tą reikšmingus dalykus, kurie tau padėjo tavo kelionėje? Koksai klausimas, kur aš išvardinsiu dabar labai daug punktų. Lista, bullet pointas, niekitės visi, kas klausot. Ja, tai iš tikrųjų, jeigu galvojant apie tai, tai turbūt vienas iš tų esminių dalykų, kaip jau paminėjau, man bent jau buvo psichoterapija. Ir iš tikrųjų tam pokyčiui būtent, kad jisai įvyktų. Ir manau, kad jeigu jaučiatės kažkas užstrigime, kaip aš jaučiausi tokiam beviltiškume, tai tikrai mano yra didžiausias rekomendacijos, nes aš būtent manau, kad tai buvo tas lemiamas svertas, kuris mane apskritai įkvėpė man to tikėjimo, kad aš iš tikrųjų galiu. Tai visiems labai rekomenduoju. Tai čia mano numeris 1 patarimas, kas man padėjo. O iš tikrųjų, sekantis aspektas, tai jau išdrįsusi po psichoterapijoje, išdrįsusi galvoti apie tuos pokyčius, taip gavosi, susidėliojo visos kortos, kad aš atsidūriau irgi vienoje bendruomenėje, kursuose būtent dizaineriams, kur mes irgi su jumis ir susipažinom. Ir iš tikrųjų, būtent jau įgalinta tos psichoterapijos, ar ne, jau atradusi tą užsidegimą savy, aš iš tų kursų jaučiausi, kad pasiėmiau maksimumą ir būtent tas buvimas tarp bendraminčių bendruomenėje, ar ne, man buvo tas dalykas, kuris neįtikėtinai stipriai prisidėjo prie apskritai mano transformacijos. Nes vėlgi galvojant apie tai, galbūt iš aplinkos, iš tėvų, aš šiek tiek jausdavau tą, nežinau, kaip atrodo, kad kiti vertina mano tą sprendimą kaip kvailą sprendimą, kad maždaug iš prestižinės inžinierės darbo, ar net, kas atrodo toks prestižinis dalykas ir jo, kaip pagalvoju, man pačiai irgi kietai skamba, mano dukra dirba inžinierė, tikrai maks kitaip ir aš labai galbūt irgi tų lūkesčius buvo sunku nuvilti kitų ar ne savo uždėtus ir pačios savo, bet būtent tai todėl ta bendruomenė, kurioje aš buvau su bendraminčiais, man labai stipriai padėjo užtikrintai ir drąsiai eiti į priekį, būtent mano tos transformacijos pačioj pradžioje, nes aš turėjau tą tokį užnugarį ir žmonės, kurie iš tikrųjų supranta, per ką aš einu ir galiu atsigręžti patarimo, nesijaučiu viena, nes kad ir kaip mano vaikinas mane palaikė, sesuo, tai vis tiek nebuvo tai, nes jie iki galo nesuprato, ką tai reiškia daryti tokią visiškai kardinalią transformaciją. Ir kai jau pradėjau daryti tą pokytį, tai, pačioj pradžioj mane buvo apėmusi visiškai ekstazė. Tokia crazy ekstazė ir tuomet brandingas ir dizainas palyginus su inžinerija, kur man buvo taip sunku ir kas kart užvirdavo, atrodo, smegenis kunkuliuodavo, atrodydavo galva sprogs nuo tiesiog galvojimo apie inžinerinius dalykus, kur aš negalėdavau lengvai suprasti, man iš tikrųjų reikėdavo labai daug pastangų dėti, kad suprasti, kas mano kolegoms atrodė tiesiog savaime suprantama. Tai dizainas ir brandingas būtent man
net nuo pačių pradžių atrodė taip paprasta ir lengva, kad aš net buvau išsigandusi, kad gal aš kažką darau ne taip, nes neturėtų būti taip lengva, bet dabar galvoju, kad turbūt taip jau yra, kai iš tikrųjų darai tai, kas tau patinka, kas tave veža ir kam tu jauti nuoširdų natūralų smalsumą. Nes vėlgi, kaip minėjau, kad kai dirbau inžinierė, aš galvojau, kad aš esu tiesiog, aš nesu smalsus žmogus, aš esu, galvoju, tiesiog man niekas neįdomu gyvenime. Jo, tiesiog keista, kai pagalvoju apie šitos dalykus. Išsirito drugelis. Jo, visiškai. Ir tas nuoširdus susidomėjimas manyje paskatino nesvietišką žingeidumą ir per keletą metų, iki kol aš išdrįsau pakeisti tą karjeros kelią, aš jau buvau peržiūrėjusi 10 kursų, straipsnių, analizavau daugybę projektų, prekės ženklų, pati išbandžiau ir pritaikiau irgi, ką mokiausi. Ir tas žingeidumas ir nuolatinis noras mokytis ir gilinti žinias mane lydi iki šiol. Ir jeigu kalbant jau ne tik apie pradžią ir kaip aš padariau tą transformaciją, apskritai kaip aš per tokį trumpą laiką galbūt tapau visai nebloga specialistė to, ką darau, galbūt galima tai pasakyti, tai irgi galėčiau išskirti keletą dalykų, kas galbūt padėjo man taip greitai padaryti labai didelį progresą. Pats pirmiausias ir esminis dalykas tai yra supratimas, kokios yra mano asmeninės savybės, kurios yra mano stiprybės ir išskirtinumai. Iš tikrųjų, dar prieš pradedant veiklą aš supratau, kad būtent empatija, nuoširdus noras padėti, strateginis mąstymas ir gebėjimas aiškiai komunikuoti ir įkvėpti yra ne tik tai, kas galbūt patirtį dirbant su manimi padarytų malonesnė, bet tie dalykai iš tikrųjų ir kuria pridėtinę vertę klientams dirbant prie projektų su manimi ir tai iš tikrųjų yra netgi tas galbūt galima pavadinti ir selling pointas, būtent kalbant apie brandingą ir mane kaip paslaugų teikėją. Tai aš labai anksti supratau, kad mano išskirtinumai nėra galbūt mano talentas, nėra galbūt mano kažkoks stilius ar kažkas tokio, ką aš irgi galbūt turiu ir šlifuoju, bet man atrodo, kad tos minkštosios savybės, ką aš turiu kaip žmogus natūraliai, iš tikrųjų yra tas didžiausias turtas, kuriuo aš disponuoju. Ir kitas dalykas irgi, kas labai svarbus, tai be abejo tas gilinimasis ne tik į dizainą ir brandingą, bet ir į kitus aspektus, kurie yra aktualūs verslui. Tai komunikacijos subtilybės, marketingą, verslo tematiką, psichologiją ir dirbtinį intelektą. Ir vis dėlto dirbant su prekių ženklais, tiek kuriant vizualinį identitetą, tiek brando strategiją, mano nuomonė reikia labai plataus matymo, norint iš tikrųjų padėti verslui pasiekti savo tikslų. Todėl aš domiuosi nuolat ir gilinu savo žinias visose šitose srityse, kurias paminėjau. Aišku, man jos yra ir irgi labai įdomios, tačiau matau ir, kad kaip dizainerė, gebėdama apriepti daugiau ar ne, galiu suteikti daugiau vertės klientui, nes tuomet aš jau tampu kaip ne tik paslaugos teikėja, kuri galbūt suteikia vizualinio identiteto dizaino paslaugą ar prekės ženklo strategijos paslaugą, bet mes jau su klientais tampame tarsi partneriais ir aš galiu suteikti jiems aiškumo pakonsultuojant ar nukreipiant tinkamą linkme. Ir manau, kad tas yra ypač aktualu, kalbant apie solo ar smulkaus verslo kūrėjus. Nes tikrai, ir kadangi mes pačios vystom solo ir smulkų verslą, turbūt man paantrinsit, kad labai dažnai tiek pradžioje verslo, tiek apskritai tie finansiniai ištekliai turi būti labai pasverti, pamatuoti, kur jos yra tikslinga nukreipti. Ir man atrodo, kai specialistas turi platesnį matymą ir geba ne tik atlikti paslaugą, kurios tu paprašai, o dar ir tave strategiškai nukreipti, palaikyti tam tikrose situacijose, ar ne, man atrodo, tai yra labai stipru ir vertinga ir tikrai didelė vertė klientui. Kitas punktas iš tų daug punktų, kuriuos noriu pasakyti. Tai visą sąrašą pasiruošti. Jo, tai kitas dalykėlis, tai man atrodo,
irgi, kas man padėjo taip greitai daryti progresą ir susikurti ir savo klientų bazę, kurie manimi pasitikė, tai yra irgi tas aspektas, kad aš į savo veiklą žiūriu irgi kaip į verslą, kaip į verslo vystymą ir kad vystau šalia ir Bright bendruomenę savo antrąjį verslą ir manau, kad tai irgi turi labai didelę reikšmę mano darbe ir perspektyvoje, iš kurios aš žiūriu į kiekvieną kliento projektą, nesvarbu tai yra vizualinio identiteto projektas ar prekės ženklo strategijos projektas, bet aš pati vystydama verslą jau iš tikrųjų žinau, su kokiais dalykais susiduria verslas, kokie galbūt dalykai turi pirmumo, kaip svarbesni yra tam tikrais etapais, kurie galbūt galėtų būti atidėti, į ką labiau verta investuoti, į ką ne. Ir irgi, man atrodo, tai yra, dirbant su klientais, aš iš jų girdžiu, kad iš tikrųjų jiems yra labai vertinga gauti įžvalgą iš žmogaus, kuris supranta, per ką jie eina ir gali nuoširdžiai patarti, ar ta investicija, kurie, pavyzdžiui, jie šiandien ateina pas mane su noru pasidaryti vizualinį identitetą ir aš galiu jiems nuoširdžiai pasakyti, kad, gal šiai dienai vizualinis identitetas nėra to, ko jums reikia. Ta nauja spalvų paletė neišspręs jūsų problemų, nes jūs finansiškai gal nesat pajėgus, kad vėliau tą vizualinį identitetą iki galo įdarbintumėt, nes vizualinis identitetas neužsibaigia tiesiog brandbuko sukūrimu. Reikia ir toliau jį vystyti ir pritaikyti įvairiems komunikacijos kanalams ir taip toliau. Tai galbūt šiai dienai tuos finansus geriau yra strategiškiau nukreipti į pardavimus ar kokio nors turinio kūrimui, naujienlaiškiams ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tokia nuoširdi rekomendacija ir kartais atkalbėjimas nuo savo paslaugų irgi, ką girdžiu iš klientų, yra labai didelė vertė jiems. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu tą vertę jiems kurti. Bet iš tikrųjų, aš klausau tavęs ir man labai smalsu, ką tavo klientai kartais sako, kai tu vos neatkalbinėjai juos nuo savo paslaugų. Ir, nes tai elementaru, kad duoti žmogui, kada nebandai piršti tos savo paslaugos, trūk plyštų turi nusipirkti o kas bus po to, man visiškai nesvarbu ir tas mane žavi, kad tu sakai, kartais aš matau, kad jiems tikrai mano paslaugos nereikia. Kaip patys klientai reaguoja, man šiaip smalsu ir manau, gal klausytojams bus įdomu, kai sakai, kad jums dar nereikia. Jo, tai labai geras klausimas ir iš tikrųjų dabar bandau atsiminti tiesiog tas emocijas ir reakcijas ir tikrai vienintelis dalykas, ką atsimenu, tai yra dėkingumas ir netgi iš pokalbio su manimi išgirdus tą kažkokią kryptį ar ne, jiems pasidaro lengviau ir jie išeina su tam tikru įkvėpimu daryti dalykus ir po to aš netgi seku juos, tarkim, socialiniuose tinkluose ir matau, kad jie pasinaudoja mano patarimais ir kad auga į auditoriją, būna kartais parašo, kaip sekasi ir panašiai, tai tiesiog manau, kad tie pagrindiniai dalykai būna dėkingumas ir įkvėpimas, su kuo jie išeina. Ir aišku, turbūt aiškumas, nes irgi esu pastebėjusi, kad labai dažnai klientai kreipiasi, nes galvoja ir jiems reikia būtent, tarkim, vizualinio identiteto, bet jie tiesiog neturi pakankamai žinių, kad galėtų priimti tą pamatuotą strategišką sprendimą, ko jiems iš tikrųjų reikia. Ir toks nuoširdus pokalbis su specialistu, kuris geba nukreipti ir patarti, duoda to aiškumo, kurio jiems galbūt trūko, kad galėtų tos strategiškus sprendimus priimti savo verslui. Tai va. Ir tada dar vienas punktas, paskutinis, kurį dar noris paminėti, tai irgi kas man labai greitai padėjo augti kaip specialistai ir būti, kur aš esu šiandien, tai yra būtent tas bendravimas su klientais ir klausimasis to, kuo jie dalinasi ir nuolatinis savo paslaugų bei pasiūlymų tobulinimas, būtent atsižvelgiant į klientų poreikius. Ir iš tikrųjų čia galbūt man būsiu nepopuliari, tačiau savo paslaugų paketų su kainomis neskelbiu viešai, kaip dauguma pardavimų konsultantų rekomenduoja. Ir tam iš tikrųjų yra labai paprasta priežastis, nes mano tiesiog paslaugų paketai
yra lankstus ir pritaikomi pagal tai, kas yra reikalinga konkrečiam klientui. Tai nežinau, galbūt dėl to, kad vystau, kaip minėjau, savo verslą ir suprantu tuos tiek finansinius ribotumus, kurios gali verslas turėti, tiek daug iš tikrųjų reikia skirtingų dalykų verslui ir kad reikia prioritetizuoti. Tai man norisi visuomet suteikiant paslaugą, nesvarbu kokia paslauga tai būtų, suteikti klientui tik tiek, kiek reikia ir sutaupyti jo tiek finansus, tiek kitus resursus ir duoti geriausią įmanomą rezultatą ir būtent tokį rezultatą, kokio jam reikia. Tai čia toks mano paskutinis punktas turbūt būtų. Tai iš tikrųjų, Viktorija, impressive listas. Aš dar prie viso to pridėčiau, tu esi dar ir labai gera pardavimuose, man tave teko stebėti gyvai ir tiesiog, ką galėčiau pasakyti, kad tai yra tavo tikriausiai įgimtas talentas, galbūt irgi kažkiek susimaišė su ta empatija, tiesiog aš tikriausiai nesu mačius nieko. Tai pardavinėjant, o iš tikrųjų paslaugų esu pirkusi daug. Tai tikrai buvo labai impresive tave stebėti. Bet man labai įdomu, kokios baimės tave sulaikė nuo to drąsaus šuolio, drąsaus sprendimo ir gal gali paminėti, kokiais iššūkiais susidūrei, nes atrodo, kad viskas tik Rainbows and Sunshines, ne? Ar nori šiek tiek nuimti tas Rainbows and Sunshines ir padaryti labiau relatable, nes iš tikrųjų daugumai žmonių tai yra tiesiog baisus šuolis. Praskleisk tą miglą. Jo, tai pradžių verkimas tualete, tada daug Rainbows and Sunshine, dabar parodykim visiems, kad tame Rainbows and Sunshines irgi dar pavirkimų tualete būna. Ne, kaip žinai, nebūna vaivorykštės be lietaus. Faktas iš tikrųjų. Dar apie tą pardavimų intarpą, Giedrė, tai iš tikrųjų aš galvoju, kad aš nuo vaikystės buvau labai toks drovus vaikas ir, tarkim, bijodavau žmonių. Tai bėgdavau, šokdavau į krūmus, kad tik žmonės manęs nepamatytų, tarkim, kaime, kai buvau vaikas. Ir iš tikrųjų atrodė, kad tiesiog aš tokia baili esu ir kai pagalvoju, kad toks dalykas kaip pardavimai, bendravimas su klientais, su žmonėmis kažkada bus mano realybė ir man teiks tiek džiaugsmo ir pilnatvės. Aš tiesiog dabar galvoju, kaip visą tai įvyko, bet kažkaip ta transformacija atsitiko ir kai dabar galvoju, galbūt čia prie to prisideda ir tai, kad studijų metais dirbau batų pardavėjo parduotuvėj ir gal čia iš ten atėjo mano kažkoks toks įsidrąsinimas pardavimams. O jeigu kalbant apie tas baimės ir rožės, tai tikrai nebuvo viskas rožėmis klota ir nuo tų mano paverkimų tualete iki tos transformacijos pakeičiant sritį tikrai buvo keletas metų ir tai galima jau nujausti, kaip jau aš tada stipriai bijojau. Ir kai dabar pagalvoju, tai tuomet apie tas baimės, nežmoniškas kiekis tų baimių mane kamavo ir nepaskaičiau, kad aš jau iki galo esu ir atsikračiusi. Bet jeigu taip vardinant, tai turbūt pirmoji ir didžiausia buvo apskritai pripažinti savo, kad aš suklydau ir susidoroti su tuo jausmu, kad nepateisinau lūkesčių. Nepateisinau lūkesčių nei savo artimųjų, šeimos ir panašiai. Ir kažkaip tas faktas mane iš tikrųjų labai slėgė, būtent tas klaidos dalykėlis. Ir iš tikrųjų, jeigu taip galvojant apie tą baimę, iš tikrųjų kėlė man tokį didelį stresą, kad aš apskritai net negalėjau pagalvoti apie pokytį ir kai reikėjau tualete sesiai, kad noriu, kad mane atleistų, aš tiesiog norėjau, kad kažkas nuimtų nuo manęs tą sprendimo atsakomybę, kad kažkas padarytų tą sprendimą už mane, kad ne aš nuvilčiau žmonės ar save, o kažkas kitas tiesiog padarytų tai ir man nereikėtų su tuo susidurti. Ir iš tikrųjų tą baimę būna kartais aš dar ir susapnuoju. Tai tikrai labai nemalonus jausmas. Kitas dalykėlis baimė, kuri dabar atrodo visiškai crazy, bet jinai buvo labai reali tuo metu, tai būtent yra apie tai, kad man jau per vėlu kažką keisti. Baimė, kad man jau per vėlu. Ir kad viską sufeilinau gyvenime, dabar esu pasmerkta, taip nelaiminga ir be jokios ambicijos nugyventi visą gyvenimą, nes ten jau tiesiog per vėlu yra kažką keisti. Bet taip juokinga iš tikrųjų dabar yra tai prisiminti, nes tuo metu, kai aš jau kai
pakeičiau sritį ar ne, padariau tą transformaciją. Buvo mano 27 gimtadienis ir pasakojau apie dizaino bendruomenę, kur mes susipažinom ir ten iš tikrųjų susipažinau su labai daug dizainerių, kurie, kaip ir aš, keičia savo karjeros sritį arba dar tiesiog galbūt jau yra kuris laikas, bet dar nesijaučia sėkmingi ir ieško kažkokių atsakymų. Ir būtent tas pamatymas kitų, kad žmonių, kuriems jau, kai kuriems net arti 40 ir kad jiems dar nevėlu, jie vis tiek drąsiai keičia savo karjerą, gyvenimą ir tas man tiesiog padėjo tą savo baimę įveikti, nugalėti ir galvoti, okei, tai gal dar 27 nėra jau taip per vėlu. Gal aš dar galiu kažką keisti. Ir iš tikrųjų tas toks suvokimas, būtent kurį aš patyriau bendruomenėje, su manim yra ir iki šiol. Ir dabar aš galvoju, kad jeigu aš po 5 kokių metų, pavyzdžiui, sugalvočiau, kad aš noriu staiga būti socialinių tinklų rinkodaros specialistė, tai aš tiesiog imčiau ir padaryčiau ir pakeiščiau. Ir man atrodo dabar, kad tas pokytis, transformacija yra taip natūralu žmogui ir kad mes visą gyvenimą galim keistis kiek tik norim kartų. O kažkada toks požiūris, jo nebuvo. Tai iš tikrųjų labai aš jaučiuosi, kad šitas suvokimas man labai daug davė, būtent kaip asmenybei einant nauju savo karjeros keliu. Ir dar dalykas yra galbūt mano asmenybės bruožas. Tai man kaip asmenybė iš tikrųjų yra labai svarbu stabilumas ir užtikrintumas visame kame. Tai santykiuose, darbe, finansuose, visur. Ir kai keisdama karjeros kelią dar pasirinkau ir apskritai iš samdomo darbo nerti į solo verslininkės kelią, tai man iš vis mušė visus saugiklius ir dar kartais būna vis muša. Iš tikrųjų pripažinsiu šitas dalykas, bet kartu tai vis dar galvoju, kad tai yra turbūt geriausias sprendimas gyvenime, kurį priėmiau, nes aš esu visiškai įsimylėjusi tą laisvę, kurią duoda būtent solo verslo kelionė, kurioje aš esu, nors ir tikrai nėra to tokio saugumo, kokio galbūt aš viduj trokštu ir kartais net pagalvoju, gal čia kaip ir su fizikos mokytoju, kuris matė, kad aš einu prieš save, tai gal ir aš čia einu prieš save ir man reikia tiesiog, kad kažkas man pasakytų. Bet kol kas esu labai patenkinta čia, kur esu. Ir faktas, kad tas patenkinta ir įsimylėjusi tą laisvę vis tiek muša man tos saugiklius, būtent dėl to saugumo, nes tai yra tokia priešprieša tarp to, kas aš natūraliai esu kaip asmenybė ir ko man reikia. Ir kartais iš tikrųjų galvoju, kad reikia vis dėlto neišmesti tos skalbimo mašinos dėžės, nes gali tekti miegoti prie konteinerio ir man reikės kažkur tai pasislėpti nuo lietaus ir panašiai kažkur įsilysti. Tai iš tikrųjų tie saugikliai tai muša. Ir tikrai pagalvoju, kad gali tekti kažkada ir dėžėjai pamiegoti prie konteinerio. Viktorija, žinant tave, nemanau, kad tu miegosi dėžėjai. Žinai. Fantazija, žinai, gera, bet tikrai taip neatsitiks, nes tu turi didžiulį tą. Aš, žinai, klausau ir prisiminiau, šią vasarą mano sūnėnas baigė gimnaziją ir mano linkėjimas jam buvo neatrasti save. O aš linkėjau jam susikurti save tokį, kokiu jis nori būti specialistu, žmogumi ir panašiai, nes man atrodo, kad mūsų kartai tai yra toks, jau tapęs natūralių dalykų, kad tu esi nuolatiniai toj savęs paieškoje, galbūt kažkoje net tu kuri save. Iš esmės, tu keliauji savo kelionę, kuriame ir kiekvienam etape vis atrandi apie save kažką įdomaus, kažką, ko kartais pats galbūt nežinojai. Ir tarkim, mano pačios irgi kelionė, kur keliavau iš skirtingų, keičiau profesiją ir panašiai, ir kaip ir tavo atveju, ir daug ką aš patyriau, išmokau, pritaikau šiandien. Ir tavo atveju, ar tu tą patį gali pasakyti, kad, sakykime, savo tą inžinerinį backgroundą, ar gal net mokyklai tą turėtų savo meno mokyklą, sakei, kad lankei tą patirtį, kurią kažkada iš kiekvienos savo kelionės etapo turėjai, ar tu jį pritaikai šiandien dabartinėje savo veikloje?
Iš tikrųjų labai geras klausimas ir galbūt tuomet, kai aš padariau tą transformaciją, man norėjos kardinaliai nusikratyti tos inžinerijos ir kad jos net žodžio nebebūtų mano gyvenime, ant tiek jinai man suėdė visą gyvenimą. Ne, juokauju iš tikrųjų, bet tikrai man buvo tas toksai kažkokia neapykanta, kad aš norėjau tiesiog atversti tą švarų lapą ir viskas pamiršti inžineriją. Bet dabar, kuo toliau, tuo aš labiau galvoju, kad esu labai dėkinga, kad man buvo tas etapas, nes būtent požiūris, pabuvimas toje aplinkoje, apskritai prisilietimas prie tokių dalykų man labai daug davė ir aš tikrai jaučiuosi, kad galbūt tai man irgi yra vienas iš tų aspektų, kodėl aš nuo pat pradžių, galbūt kai pradėjau domėtis brandingu, į tai žiūrėjau ne tiesiog kaip į gražų paveiksliuką iš estetinės pusės, bet iš tikrųjų jau iš karto mačiau dalykus ir per tą funkcinę prizmę. Ir jeigu galvojant apie, tarkim, vizualinį identitetą verslui, tai vizualinis identitetas yra tiesiog verslo įrankis. Ir todėl, nors ir faktas, jisai tikrai turi atrodyti reprezentatyviai, atitikti estetikos kažkokius reikalavimus ir panašiai, vis tiek pirmiausia jo yra užduotis atlikti tam tikrą funkciją ir tam tikrą užduotį, kad padėti verslui siekti jo tikslų. Tai manau, kad šitas suvokimas man ypatingai yra ryškus, būtent dėl to, kad aš turėjau patirtį inžinerijoje. Ir kitas dalykėlis nesu galbūt tokia, kaip aš sakau, paplaukusi dizainerė. Pas mane to nėra. Aš nesu ta tokia išplaukusi kūrybiška siela. Aš esu labiau toks struktūrą mėgstantis ir vertinantis žmogus, nors nesu galbūt pavyzdingas ten planuotojas ar kažkas tokio, bet kas liečia mano kūrybinius darbo procesus, tai aš labai mėgstu struktūrą ir netgi tame jau pačiam kūrybiniam procese aš randu vietos, kur man tą savo struktūrą įsidiegti, kad pasiekti kažkokį irgi rezultatą. Tai struktūratumas irgi manau, kad iš inžinerijos pas mane atėjo, nes galbūt tai nėra kažkas super mano natūralus dalykas, su kuo aš gimiau. Ir galbūt trečias dalykas, jau ne konkrečiai kažkokia savybė, o sąsaja, tai dirbant su klientais. Tik nors dirbu labai su įvairių sričių verslų kūrėjais ir žmonėm, kurie vysto asmeninius prekinius ženklus, tačiau vis pasitaiko tikrai klientų iš interjero dizaino srities, architektūros srities ir inžinerinių įmonių, taipogi brandingo projektų. Tai būtent tas backgroundas inžinerijoje labai padeda betarpiškai viens kitą suprasti ir iš tikrųjų įsigilinti į poreikius ir tas pokalbis ir diskusijos, kurios turim su klientais, būna visai kito lygio, nes mes galim vienas kito, tiksliau aš galbūt galiu suprasti jų darbo specifiką, terminuotę ir visą kitą. Apie dizainą jiems turbūt šiek tiek sunkiau, ypač inžinieriams. Tai turbūt tie 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos išskirčiau. Labai puikiai papasakoji, bet žinai, man taip įdomu, nes iš tikrųjų dizainerių yra be galo daug. Ir atrodo, žinai, matau, kaip žmonės renkasi ten grupėse, kažkokiose Facebooko dizainerius ir ten parašo po daugybę žmonių. Iš tikrųjų, aš manau, kad klientui išsirinkti tą tinkamą dizainerį nėra lengva užduotis. Tu galbūt galėtum pasidalinti, bet kaip pasirinkti tą tinkamą specialistą, galbūt tu galėtum iš savo perspektyvos duoti kažkokių patarimų, kaip tas specialistas turi atrodyti. Tai iš tikrųjų manau, kad labai geras klausimas ir manau, kad šita tema turėtų būti daugiau kalbama. Ir pastaruoju metu pas mane vis dažniau ateina klientai vizualinio identiteto projektams, kurie prieš tai dirbo su kitu dizaineriu, tačiau kažkokiu pobūdžiu liko nusivylę. Galbūt rezultatas netitiko lūkesčių arba tiesiog dirbant ir matant rezultatą jautė abejonę, ar pasiūlyti dizaino sprendimai tikrai tinka jų verslui. Ir tikiu šitoj vietoj, kad atsirastų ir dizaino specialistų, kurie išgirdę, taip sakantį klientą, iškart jam prilipdytų red flago etiketę, nes jeigu nesusikalbi su kitu dizaineriu ir jį kritikuoja, tai vadinasi blogas klientas. Bet mano nuomonė,
vienintelis blogis šitoje vietoje yra tiesiog žinių spraga, kuri lemia netinkamą specialisto pasirinkimą. Ir kai dabar mes kalbamės, užbaiginėjau vieną vizualinio identiteto projektą klientai, kuri už vizualinį identitetą gavosi, jog sumokėjo 2 kartus. Ir tai pasidalinsiu trumpą istoriją, kaip tai įvyko. Ši klientė kreipėsi į mane dar vasarą dėl rebrandingo projekto ir mes pasikalbėjom, kad atrodė, kad sumečnom tiek energetiškai, tiek skonių, tiek požiūrį, tačiau po kurio laiko jinai pranešė, kad šiai dienai šita investicija jai yra tiesiog per brangu dėl kitų versle daromų investicijų ir nusprendė pasirinkti specialistą, kuris paslaugą atliks gerokai pigiau. Ir po kurio laiko ta klientė pas mane grįžo su užklausa konsultacijai, jog pasižiūrėčiau į dizaino pasiūlymus, kuriuos jai sukūrė kitas dizaineris ir padėčiau susiorientuoti. Nes būtent tas darbo kartu procesas su kitu dizaineriu gerokai užsitęsia, o rezultatas ne iki galo tenkina ir sunku susikalbėti ir išsiaiškinti, kas ne taip ir kodėl tas rezultatas atrodo, kad dar nepasiekė to rezultato, kurio norisi. Tai konsultacijos metu pasidalinau strateginę analizę ir konkrečiom įžvalgom, ką apie tą dabartinį rezultatą ir kaip būtų galima pagerinti, ko trūksta, kad susitvarkytų šituos aspektus jau su savo dizaineriu. Ir aš esu nesumėgėję iš tikrųjų kritikuoti kitų žmonių darbo ir tikrai nuoširdžiai patariau, kaip būtų galima iš to, kas jau yra, mano manymu, atlikus analizę, išgauti tikrai gerą rezultatą. Tačiau mano nuostabai klientė tuomet man pasakė, kad ji jaučia, kad nieko nebus ir jai tiesiog reikia ateiti pasidaryti rebrandingo projektą vis dėlto pas mane, nes anot jos aš iškart pajaučiau jos viziją ir iš tikrųjų neseniai jai pristačiau vizualinio identiteto pasiūlymus. Ir jinai po to pristatymą man tiesiog parašė irgi žinutę, sako, pasakysiu tik tiek, jaučiuosi dabar be galo laiminga. Ir aš dabar galvoju, kad iš tikrųjų labai didelis kontrastas yra tarp to pasakymo, kad man šiai dienai šita paslauga yra per brangu ir tarp to, kad jau gavus rezultatą, nors ir sumokėjus 2 kartus už tą paslaugą, kas gaunasi dar brangiau negu pradžioje jau buvo per brangu, ta galutinė emocija iš tikrųjų yra, kad jaučiasi laiminga, atliepta, gavusi rezultatą tą, kuris tenkina, kurio ir norėjo, kad jos vizija buvo iki galo įgyvendinta. Ir iš tikrųjų gal man ir gaila yra klientės ir dažnai, kai klientai taip kreipiasi į mane, tikrai būna gaila, kad jie dėl žinių trūkumo, kaip pasirinkti specialistą, padaro klaidą ir tada turi sumokėti 2 kartus. O verslui šitos investicijos dažnai būna tikrai sudėtingas dalykėlis ir tikrai turi būti pamatuotas. Tai aš galbūt šitoj vietoj, kad taip nenutiktų, ir galbūt mūsų klausančioms moteriams noriu tiesiog galbūt duoti tokį patarimą, kad kartais iš tikrųjų pasiūlymo dizaino kaina gauta ar ne gali gąsdinti, bet aš siūlyčiau neimti ir taip kardinaliai iš karto neatmesti, o šiek tiek atsitraukti ir pasvarstyti. Ir paklausti dizainerio kelių klausimų, tiesiog kad susidaryti įspūdį, kokio lygio tai bus paslauga. Ar tai bus tiesiog gražus paveikslėlis, kurį jūs užsidėsit tiesiog Instagrame kaip logo, ar tai bus funkcionalus ženklas, kuris jums tarnaus 5-10 metų ir reprezentuos jūsų verslą ir padės jums siekti jūsų verslo tikslų. Tai aš skatinu dizainerio paklausti apskritai, koks yra jo santykis su prekės ženklo strategija ir ekstra taškai, mano nuomonė, už verslo marketingo ir komunikacijos išmanymą, nes šių laikų verslas be šitų dalykų, manau, nei iš vietos dažniausiai ir šitie dalykai irgi yra labai svarbus atliepti dizaine, kad dizainas iš tikrųjų būtų funkcionalus. Kitas dalykėlis tai būtų apskritai pasiklausti, koks yra dizainerio darbo procesas ir kaip tas procesas būtų pritaikomas konkrečiai jūsų atveju, jūsų verslui.
sekantis dalykas irgi labai svarbus, tai kokias problemas dizainu jis padėjo išspręsti ankstesniems klientams ir kokių rezultatų jie pasiekė. Taip galima pasimatuoti, ar dizaineris irgi į dizainą žiūri strategiškai, ar jam svarbu yra, ar dizainas veikia, ar jis tiesiog paleidžia gražų kūrinį į pasaulį, ar ne. Apskritai labai, manau, yra geras klausimas tiesiog paklausti dizainerio, kokius sprendimus jis rekomenduotų būtent jūsų situacijoje, kaip jisai mato, kaip galėtų vykti tas projektas ir ką gausite dirbant kartu ir kokią ilgalaikę vertę tas įgyvendintas vizualinio identiteto projektas kurs jūsų prekės ženklui. Taip irgi galima pasimatuoti, ar tai bus investicija ar išlaida vėlgi. Ir taipogi svarbu ir savęs paklausti, kokia yra jūsų verslo vizija ir kokį įvaizdį siekiat kurti savo verslui. Ir jeigu jūs tik pradedat ir jums tiesiog norisi išsitestuoti idėją, tikrai yra nieko tokio pataupyti ir neinvestuoti didelių finansų į kažką tokio kaip logotipas ir vizualinis identitetas. Tačiau jeigu jūsų fokusas yra jau į augimą ir būtent rebrandingas yra reikalingas jūsų tam tikram įvaizdžiui formuoti, tai skleisti, tuomet aš skatinčiau į tai žiūrėti jau kaip į investiciją, o ne tiesiog išlaidą ir nuspręsti, koks yra tas jūsų biudžetas, ką jūs šiai dienai galit skirti ir su kokiu biudžetu galit sukurti geriausiai įmanomą rezultatą. Tai manau, kad šitie klausimai tikrai padėtų priimti šiek tiek strategiškesnį, labiau pamatuotą sprendimą ir tą sprendimą, kuris galbūt ir atneštų vėliau ir tą grąžą, kur ta investicija, kurią jūs padarytumėt šiandien, galbūt nebūtų tokia didelė po keletos metų, nes jinai pilnai sugrįžtų ir dar su kaupu. Ir ką dar norisi paminėti ir užfiksuoti, kad iš tikrųjų dizainas yra verslo įrankis ir jisai padeda verslui užimti geresnę poziciją rinkoje, formuoti savo įvaizdį, tapti atpažįstamu, pakelti kainas ir daug kitų dalykų. Ir tai gali padėti pasiekti būtent strategiškas dizainas ir strategiškas dizainas dėja, kuris kuria vertę verslui, niekada nekainuos 50 eurų, niekada nekainuos 200 eurų, 500 eurų, tikrai irgi nekainuos, tai reikia pasiruošti, jeigu norisi siekti verslo tikslų, turbūt reikės į tai investuoti. Kaip gražiai, Viktorija, viską sudėlioja, geri pointai ir dar ką norėčiau pridurti, iš tiesų, juk dizaineris, brendo dizaineris tampa ir tokiu kaip partneriu verslui. Aš žinau, tu irgi lygiai taip pat kaip ir aš dirbi su klientais artimiau negu tik tai kliento ir dizainerio santykis. Vis tiek pakonsultuoja ir kitais strateginiais klausimais. Jo. Man tai užsifiksavo irgi tavo atsakymė, ne tik tai, kad reikia gebėti ir mokėti suformuoti turbūt dizainerių užduotį ir tam, kad gebėtume suformuoti dizaineriui tą tinkamą užduotį, irgi reikia šiek tiek pasidaryti savo namų darbus. Tai yra būtent apie tą misiją, suprasti, kokio tikslo mano verslas nori. Ar jis tiesiog nori turėti ženkliuką Facebook'ui ir Instagram'ui, ar yra kažkas the bigger picture behind that. Iš tikrųjų labai geras pastebėjimas ir gal čia irgi dar norėtųsi ir papildyti, kad priklausomai nuo to, su kokio lygio dizainerių yra dirbama ir kokio tikslo siekiama, netgi neturint konkrečios strateginio dokumento apsirašius, galima pasiekti pakankamai strateginį rezultatą, jeigu dizaineris išmano prekės ženklo strategijos aspektus ir geba juos perkelti į dizainą. Tai iš tikrųjų nebūtinai reikia turėti kažkokią detalę strategiją, kad gauti verslui tinkamą augimui ar ne verslo dizaino rezultatą. Kas man dar surezonavo tavo papasakotą istoriją ir prie ko aš noriu vesti šiek tiek prie jau sekančio klausimo, kad žinoma, atsiliepimai geri, tas nuoširdus pasidžiaugimas mūsų kaip dizainerių darbų, šiuo atveju tavo darbu, kur išpildai klientės lūkestį su kaupu, kai jau jai teko pereiti kelias patirtis ir pamatyti, kaip dirba skirtingi dizaineriai. Tas neabejotinai mus labai stipriai motyvuoja ir net nebejoju, kad tave motyvuoja. Bet kas dar be to, arba kas labiausiai tave motyvuoja, sakykime, tavo darbe? Šalia tų nuostabių atsiliepimų, kurie, žinoma, suteikia ir šildo širdį, ar yra kažkas, kas dar labiau motyvuoja? Oh my god, čia toks sudėtingas klausimas, nes
aš nuo pat pradžių, kai pradėjau savo šitą karjeros kelią, labai anksti supratau, kad būtent tas grįžtamasis ryšys iš klientų, tuo pasidalinimu, kaip mano darbas ar ne, padeda jiems siekti jų tikslų, kaip juos paskatina, įkvepia, suteikia aiškumo ir panašiai. Būtent šitie dalykai man yra turbūt, kas nueina tiesiai į širdį, kai klientai su manim šito pasidalina, ir tai yra turbūt tas visiškai pagrindinis motivatorius mano veikloje, nes aš kaip žmogus turiu tiesiog tą tokį, man atrodo, natūralų pašaukimą pasitarnauti kitiems. Ir tai yra mano pagrindinis varikliukas. Tiesiog noras pasitarnauti kitiems, suteikiant jiems aiškumo, žinių, paslaugą. Ir matyti, kaip tas pasitarnavimas padeda kitiems siekti galbūt jų svajonės. Nes aš irgi, atrodo, taip ilgai ėjau link savo svajonės, tai dabar man yra ypatingas džiaugsmas, kai susiduriu irgi su verslų kūrėjais, kurie dar tik pradeda savo kelionę, taip pat kaip ir aš kažkada darydami transformaciją arba ilgą laiką tiesiog marinavę tą idėją ir nedrįsdami pradėti, pagaliau žengė pirmosius žingsnius. Šitas irgi dalykas yra man toks ypatingai romantiškas, kaip aš sakau, ir aš tuomet, man kažkas pabunda manyje, kad aš atrodo kaip kūdikį paimu tą klientą ir nešu per visas vėtras gyvenimo, kad tik tais tas jo verslas, kad tik tas verslas išvystų gyvenimą ir ta svajonė išsipildytų. Ir dar pagalvojau, kad iš tikrųjų pačioj pradžioj savo veiklos, kai dalinausi, kad jaučiau tą tokią ekstazę visiškai crazy, kur atrodė, kad viskas čia yra nuostabiausia mano gyvenimo etapas, ir aišku, po kurio laiko ta ekstazė šiek tiek racionalizavosi, dabar jinai yra daug ramesnė ir racionalesnė, tas jausmas, ar ne, bet kai aš išgirstu būtent savo klientų istorijas, kaip jie sugalvoja savo idėją, kaip su išsidegimu pasakoja, dalinasi, kaip jiems tai prasminga ir panašiai, tos jų pasakojimos istorijos atrodo net atgaivina mane tą vėl ekstazės jausmą, kurį aš pati jaučiau savo kelio pradžioj, ir tai irgi yra dar vienas dalykas, kuris mane iš tikrųjų be galo motyvuoja. O jeigu kalbant galbūt apie siekius, irgi pagrindiniai dalykai, ką aš savo veikloje, apart to, kad irgi esu motyvuojama kažko, tai aš irgi turiu pagrindinius siekius, ką siekiu padaryti. Tai dirbant su klientais, tai turbūt pats pirmiausias būtų noras įkvėpti. Tai per prekės ženklo strategijos išgryninimą, strateginį dizainą, mokymus ar konsultacijas, nesvarbu, koks tai yra, kokia tai paslauga, bet iš tikrųjų labai stipriai siekiu žmonės įkvėpti, svajoti ambicingai ir iš tikrųjų patikėti ir pasitikėti tuo, ką jie daro, ar dar tik nori pradėti daryti. Ir kaip minėjau, kadangi pati žinau, ką reiškia pradėti iš naujo, keisti, transformuotis, tai man yra ypatingai svarbu, kad to įkvėpti, tos drąsos, tikėjimo įkvėpti ir savo klientus. Ir kitas dalykas, ką irgi vis labiau suprantu, kas turbūt yra irgi kaip pažadas, kurį duodu savo klientams, nebylus, kurį duodu savo klientams, kurie renkasi dirbti su manimi, tai yra tiesiog aiškumas. Ir nesvarbu, kurioje savo verslo vystymo kelionės vietoje yra mano klientas, dažnai tam, kad priimti pamatuotus ir užtikrintus sprendimus, pirmiausia reikia pakankamai gerai įsigilinti į temą ir ją suprasti. Todėl aš niekuomet nepradedu projektų su klientais, pirmiausia jiems nesuteikusi pakankamai žinių ir informacijos tam, kad jie galėtų konstruktyviai ir kritiškai vertinti kiekvieną mano siūloma jiems sprendimą ir kad mes galėtumėm iš tikrųjų turėti vaisingas diskusijas, kurių metu dažniausiai ir užgimsta tos unikaliausios ir geriausios idėjos prekės ženklų konceptams ar dizainui. Tai manau, kad tai yra itin svarbus pamatinis žingsnis kiekvienam projekte, kuris padeda kurti ir tarpusavio pasitikėjimu grįstą santykį ir, kaip Giedrė minėjo, kad iš tiesų tiesiog iš paslaugų teikėjo ir kliento santykio mes tampame partneriais, kuriems nuoširdžiai abipusiai rūpi kliento verslo sėkmė. Ir iš tikrųjų, man atrodo irgi, kad turbūt būtent toje partnerystėje tai ir gimsta geriausi, gražiausi projektai, kada yra abipusis, kaip čia pasakytas, bendradarbiavimas ir aiškiai sudėliojama,
ko yra tikimas iš abiejų pusių, ne? Kada žinoma, tai kokia ta vizija, kokia misija, ką norim pasiekti, kaip aš galiu padėti šitoje kelionėje. Kartais tikrai tenka pasakyti, kad tu ir pačioje pradžioje minėjai, kad vis tik šitoje vietoje aš manau, kad mano paslaugos dar nesat pasirengę arba nėra tinkamos, nes jums reikėtų dar kažko kitko. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu visada suvokti, ne, vis tik tai, kur klientas nori būti. Kai pradedam su juo dirbti, bendradarbiauti ir keliauti į tą bendrą kelionę, sakykime, kokia jo verslo vizija, kaip jis įsivaizduoja, kur nori būti ir panašiai. Ir kai kalbam, sakykime, ne apie tave pačią, mes labai daug dirbam ir su Brighto vizija ir komunikuojam apie tai, kad tai yra be galo svarbu ir tikrai praktiškai žinom, ką reiškia neturėti tos aiškios vizijos. Kalbu apie Brightą. Kaip tau atrodo, ar gali ir ar esi savo įsivardinus jau 3 metai vystai savo verslą, kokia yra tavo vizija ir kokią ambiciją turi savo augimui? Ačiū už šitą klausimą. Ir šitas klausimas yra vienas sudėtingiausių man šiuo metu. Po prisistatymo numeris 2. Tai iš tikrųjų šiuo metu galbūt aš jaučiuosi, kad mano lūkestis savo labai kinta ir formuojasi. Ir prieš metus aš atrodo labai aiškiai žinojau, kad noriu turėti brandingo agentūrą, savo komandą, dirbti su dideliais projektais. O dabar kažkaip šita mintis man nebeatrodo tokia patraukli. Ir galvoju, kad gal aš konkrečiai dabar ir neturiu tos tokios ilgalaikės ateities vizijos, nes jinai atrodo vis dar kinta. Bet kalbant apie trumpą laikę, keletos metų viziją į priekį, tai aš ją turiu ir iš tikrųjų man yra labai svarbu augti kaip specialistai, kaip savo srities ekspertai. Tai labai daug laiko, energijos, finansų investuoju būtent į tai, kad būčiau dar geresnė prekės ženklų strategė ir dizainerė. Ir taipogi noriu tobulėti kaip lektorė, kad galėčiau suteikti dar daugiau vertės žmonėms, būtent šitais klausimais. Ir aišku, šalia to, kaip jau minėjau, man iš tikrųjų yra svarbu turėti tą tokį platesnį matymą ir suteikti kaip įmanoma daugiau vertės savo klientams, todėl nenoriu ir neketinu apsiriboti tiesiog vieną temą ir nišintis tiesiog į brandingo temą. Noriu augti pilnavertiškai kaip specialistė, todėl faktas, kad noris ir toliau gilinti savo žinias ir tobulėti būtent dirbtinio intelekto temoje, verslo vystymo temoje, marketingo, psichologijos, komunikacijos ir visose kitose temose, kurios yra aktualūs šiuolaikiniam verslui. Nes iš tikrųjų aš tikiu, kad daugiausia vertės verslui gali sukurti žmogus, kuris yra, toks šiek tiek full package, vadinkim taip. Tai aš siekiu, mano vizija yra būti tuo full package. Iš tikrųjų, tu paminėjai fun fact, nes buvom Madeiroje ir buvom degustacijoje su gidu ir kažkaip ten keliavom iš vieno restorano į kitą ir gidas paklausė manęs, tai o ką aš veikiu, kas aš esu, ir su grafikos dizainerė, prekės ženklų strategija, ir jis sako, o nebijai dirbtinio intelekto, kuris ateina. O ir aš taip pradėjau juoktis ir mano draugas irgi sakau, aš jį dievinu. Aš sakau, manau, tai yra must dalykas. Man sakau tikrai, kaip ir manau, jūs tikrai irgi pritarsit, nes esame entuziastės visos 3, kur visiškai dirbtinis intelektas manęs negąsdina ir mūsų negąsdina, nes tai yra tas dalykas, kuris, aš manau, kaip grafikos dizaineriam, kaip prekės ženklų strategam yra tam šiuolaikiniam apskritai verslui, ne tik vystant savo prekės ženklus, bet ir padedant klientams vystyti jų, yra labai labai svarbus. Ir labai svarbu atliepti tą pokytį, kuris vyksta. Jo, aš sutinku su tam Brute, bet nesakyčiau, kad manęs negąsdina tas pokytis. Manęs tas pokytis šiek tiek baugina. Ir baugina ne iš tos gerosios pusės. Bet aš tikrai sutinku su Viktorija, kad tu turi tapti to full package, kad ateities profesijos bus žmogus, kuris įvaldęs daugiau įrankių, daugiau tools, dėl to, kad su dirbtiniu intelektu mes galim labai sparčiai mokytis. Ir mane gąsdina iš tikrųjų, nes ne kiekvienas žmogus sugebės prisitaikyti prie to pokyčio. Va tie žmonės, kurie geba transformuotis, geba greitai mokytis, geba įsigilinti dalykus, man atrodo, tiems žmonėms bus daug lengviau pritapti. Aš manau, kad
istoriškai visuomet tiem žmonėm, kurie yra lankstus, adaptabilus, visuomet yra daug lengviau pritapti ir taip jau yra, bet tiesiog dar prisiminiau vieną dalyką būtent apie viziją ir kadangi aš dabar straglinu ir neturiu ilgalaikės vizijos, tai kadangi Giedrė taip mumis šiek tiek pabaugino, Įžemino. Nuleido ant žemės, pagalvojau, tiesiog papasakosiu savo fun istoriją, irgi failą, susviravimą, nesėkmę, struggle, vadinkim kaip norim, kažką, kas irgi nėra Rainbows and Sunshines, bet man asmeniškai tai yra fun nutikimas. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad todėl, kad aš gal iki galo neturiu išsigryninusi tos savo ilgalaikės vizijos ir atrodo, kad noriu vieną, noriu kitą, taip šiek tiek mėtausi, man atsitinka irgi tokie breakdownai, kai aš pervargstu, atrodo nieko nebenori, viskas blogai, mano baimės man jau vėl muša saugiklius, tai pavyzdžiui, ta mano core baimė, kur jau minėjau, būtent apie saugumą ir čia kažkurio momentu, kai aš jau iš tikrųjų man sekasi, labai gerai sekasi mano veikloje ir atsitiko toks dalykas, kad aš pervargau, patyriau breakdowną ir kažkaip susimaščiau, kad man reikia saugumo ir man reikia susirasti samdomą darbą, nes taip, kaip aš dabar gyvenu, nors man sekasi labai gerai, nėra kažkodėl saugu. Ir per tą breakdowną aš tiesiog apimta to tokio marazmo, susikūriau CV, išsiunčiau, gavau kvietimų į pokalbius, nuėjau į tuos pokalbius ir iš tikrųjų, nors ir pozicijos labai siauros, aš kandidavau į grafikos dizainerės poziciją, bet juose jau prašo būtent to ir dirbtinio intelekto žinių ir visų tokių dalykų, šalia, aišku, grafinio dizaino tiesiog žinių. Ir aš supratau, kad netgi darbo rinkoje, ne tik dirbant savo, tas dirbtinis intelektas yra labai aktualu. Ir, žodžiu, kažkaip nuėjau į tos kelis darbo pokalbius ir tada pasakiau saviškiui. Sakau, va čia nuėjau į darbo pokalbius, galvoju, kad čia man reikia stabilumo, kažkokio tai daugiau. Ir jisai man sako, tiesiai šviesiai tiesiog sako, ar tu durna? Sako, kas tau yra? Sako, tau puikiai sekasi. Sako, rudeninės. Jo, sako, tau puikiai sekasi. Tu pati iš savęs tiek daug vertės sukuri žmonėms, tu myli tai, ką darai. Turi užnugarį, tu tiek daug visko darai ir tiesiog kaifuoji nuo to, ką darai. Kas yra negerai, kur problema? Tiesiog nebesvaik ir tiesiog pamiršk šitą nesąmonę. Iš tikrųjų, kai esi, žinai, kai labai gerai patikrinai darbo rinką, vis dar aktuali darbo rinkoje, bet man atrodo, kai esi, kai dirbi savo, kai esi solo verslininkas, iš tikrųjų tų sprendimų priimti reikia, begalės. Ir tikrai, nėra taip viskas rožėmis nuklota, ir ypatingai, kai vystai 2 verslus. Nes mes dabar vystam 2 verslus, Braitą ir mūsų verslą asmeninį. Tai, puikiai tave suprantu, man irgi kartais kyla breakdownai, nes iš tikrųjų tai yra didžiulis krūvis. Jo, iš tikrųjų didžiulis krūvis ir pervargsti ir būna, atsiranda, kad susviruoji ir pradedi prisigalvoti nesąmonių, kad gal aš pailsėčiau, gal tiesiog samdomam darbe aš pailsėčiau, nes nebūtų tiek daug atsakomybių ant manęs. Ir aš tada galvoju, tiesa, jisai iš tikrųjų pasakė, ką aš čia svaigstu. Ir dabar galvoju, kaip gerai yra iš tikrųjų, kai tu pradedi daryti nesąmonės ir yra kažkas, kas pagauna tave už čiupros, sako liaudiškai, ir sako, nebesvaik. Tai aš esu labai irgi dėkinga, kad neleidžia man iš savo kelio išeiti tas mano palaikymas. Ir ką aš dar noriu pasakyti, būtent tas dalykas, ką aš supratau šitam savo besidarbinimo į avantūroje, kad iš tikrųjų aš esu overcompetent šitoms paprastoms tiesiog pozicijoms. Ir tai, ką aš darau kiekvieną dieną, dirbdama su klientais, kurdama, vystydama savo verslą asmeninį ir Braitą, tai yra einant į samdomą darbą, aš jau tiesiog, aš nežinau, kaip aš galėčiau eiti tenai, nes iš tikrųjų tai yra labai siaura, labai neįdomu ir nors ir šita mūsų kelionė tiek vystant Braitą, tiek savo solo verslus būna tikrai stressful, būna tų struggles, bet ta kelionė yra tokia spalvinga ir kiekvieną
dieną teikia tiek daug džiaugsmo, nes tiesiog yra labai daug eksperimentų ir tu pats galvoji, ką tu nori veikti, kas tau miela ir gali rinktis. Tai toks mini interpėlis. Jo, tai va, kaip tik norėjau ir paklausti, žinai, kad kiek per metus mes paaugom, ne visas iš esmės. Ir aš labai puikiai prisimenu tą pradžią, kai kilo ta idėja, ne, ir kai aš bandžiau jūs pričiešinti, kad, davai darom šitą dalyką kartu ir Viktorija, tu buvai tokia rašinau žmogus, kuris nelabai leidosi mano tą avantiūrą. Birutė iškart sako, varom. Tai dabar jau kai metus, jau švęsim dabar daugiau negu metus, ne, nuo tos pradžios. Man labai įdomu. Jo, 1,5. Tai man bet įdomu, kokie tavo pačios atradimai, ką tu atradai dirbdama komandoje, kokie tavo asmeniniai atradimai ir kaip pasikeitė tavo požiūris nuo to laiko. Tai iš tikrųjų, aš nebuvau iš karto super excited dėl šitos idėjos, nes tuo metu man buvo eilinis nuovargis ir breakdownas, kur atrodo visko yra too much on my plate. Ir aš galvojau apie Brightą, nors ir iš karto supratau, kokia tai yra prasminga idėja. Ir man jinai atrodė nuostabi, bet tuo metu man atrodė labiau tai kaip tiesiog dar vienas darbas į mano to-do listą. Ir tai man kėlė tiesiog labai didelį anxiety. Ir iš tikrųjų, nors ir aš buvau šiek tiek on hold ir nežinojau, ar aš 100% prisijungsiu, bet nuo pat pradžių aš įsiliejau irgi tą Brighto kūrybinį procesą nuo pat pirmos dienos ir visame kame dalyvavau. Bet man tikrai užtruko prisijaukinti šitą idėją ir galbūt sakyčiau tas pagrindinis svertas, nuo kur aš jau tiesiog supratau, kad let's do this buvo mūsų pačios pirmos dirbtuvės Brighto bendruomeniai, kurias aš vedžiau apie komunikaciją su ChatGPT. Ir tuomet gautas vėlgi tas atgalinis ryšys iš narių, kurios pasidalino, kaip joms buvo vertinga, kaip pritaiko šitos dalykus ir panašiai. Man buvo tas tiesiog selling pointas, kad mes galim kurti vertę šitoj bendruomeniai ir šita idėja iš tikrųjų yra vertinga žmonėms. Ir jeigu kalbant apie atradimus, tai turbūt pats didžiausias atradimas ir vėlgi tas toks vienas iš dalykų racionalių, kurie mane stabdė, buvo tas dalykas, kad mes savo bendruomenę statom ant dirbtinio intelekto temos, nors mes nei viena nesam dirbtinio intelekto ekspertas. Ir man tuomet atrodė, kad tas kaip mes galim dalinti savo žiniomis, nebūdamas ekspertimis ir kaip žmonės, moteris galėtų norėti mokytis iš mūsų, klausytis mūsų, jeigu mes nesam ekspertai šitoj temai. Tai man tas šiek tiek buvo tas toks racionalus svarstymas, ar tikrai tai yra good idea, bet būtent tos pirmosios dirbtuvės man šitą mintį tiesiog sugriovė įsitikinimą šitą ir leido suprasti, kad iš tikrųjų neturi būti ekspertas, kad galėtum suteikti vertę žmonėms. Ir kartais užtenka būti tik tais vienu žingsneliu ar keletų žingsnelių priekyje ir tiesiog turėti nuoširdų smalsumą ir norą dalintis su kitais. Ir tai gali būti pakankamas dalykas, kuris gali suteikti žmonėms vertę. Ir man tas suvokimas turbūt pačioj pradžioj ir buvo toks pats stiprus ir kurį aš atsimenu iki šiandien. Ir kai dabar pagalvoju, tai augant per tuos 1,5 metų, labai aiškiai galima matyti, kad ir mūsų pozicionavimas kaip į bendruomenės kūrėjų ir apskritai bendruomenės pasistatė būtent ant šitos idėjos, kad mes nesam ekspertės, mes esam tokios pat kaip ir mūsų narės. Ir mes kartu einam per tuos, plaukiam per verslo vandenis ir bandom išnaviguoti, bandom atrasti kažkokius efektyvesnius sprendimus, vystyti savo prekės ženklus ir verslus. Ir vėlgi, kad ne tik mes einam kartu, bet ir mūsų bendruomenė yra kaip ta platforma, kur kiekviena moteris, kuri galbūt dar nesijaučia ekspertė, gali pasidalinti lygiai taip pat savo žiniomis ir turėti netgi tuos pirmus kartus mūsų bendruomenėje ir tikrai suteikti vertę kitoms moteriams ir per tai irgi labiau patikėti savim ir savo žiniomis. Tai galbūt, kadangi jau mūsų pokalbis labai tęsiasi ilgai, tai aš apsiribosiu šituo vienu suvokimu, bet man jis iš tikrųjų yra be galo gražus ir nuo pat pradžių ir dabar atrodo labai reikšmingas ir eina koja kojon su viskuo, ką daro Brightas. Tai man dar įdomu, bet iš tikrųjų, ką tau darbas komandoje duoda, žinai, nes mes labai esam visos 3 artimas. Ta prasme, mūsų čiatas niekada artimai skirtingos. Ja.
Jo, tai iš tikrųjų geras klausimas, visai užmiršau šitą antrąją klausimo dalį. Tai darbas komandoje, man atrodo, kad čia aš galbūt palyginsiu šiek tiek su tuo kaip šeimos turėjimu. Nors aš neturiu vaikų, bet man atrodo, kad tas darbas komandoje neįtikėtinai augina, moko kantrybės, moko kito priėmimo, moko pamatyti kitų stiprybės, pamatyti savo stiprybės, taipogi pamatyti savo silpnybės ir pamatyti, kad viskas gerai turėti silpnybių, kad yra žmonės, kurie gali šitoj vietoj tą kompensuoti, nes aš jau nesu viena, aš esu su komanda. Tai man apskritai šita kelionė vystant Brightą su jumis yra vienas iš tų dalykų, kuris tiesiog visiškai akceleruoja mano pačios kaip asmenybės augimą ir brandą. Ir man atrodo, kad jeigu patarimas merginoms, jeigu norit bręsti kaip asmenybės, bet gal dar nenorit vaikų, tai pradėkit verslą su savo kolegė ir pamatysit, kaip tai iš tikrųjų padeda augti kaip asmenybėm visomis prasmėmis. Žinai, man dabar tavęs klausant kyla toksai, prisiminiau tokį pasakymą, kad if you want to go fast, jeigu nori eiti greitai, eik vienas, bet jeigu nori eiti toli, eik su komanda. Ir man atrodo, kad, iš tikrųjų, kad ir kokie pas mus santykiai bebūtų kartais, tikrai sukyla karštas, bet mes visgi toli nuėjom per tos metus. Jo, ir tas yra tiesiog neįtikėtina, kai pagalvoji. Ir man atrodo, vėlgi tas dalykas, santykiai, karštis, kai atsiranda, tai man atrodo irgi buvimas komandoje ir mokėjimas vėlgi priimti kitą, pamatyti, kur jis yra savo gyvenime, empatiškai pajausti ir netgi, kad nors tai yra verslas, bet mes pirmiausia esam draugės ir man tai atrodo irgi yra ypatingai stipru ir aš tą labai vertinu būtent Brighto vystyme ir manau, kad tai irgi yra dalinai mūsų stiprybė vystant šitą verslą ir apskritai yra sakoma, kad niekada nepradėk su draugais verslą, bet žiūrėk, kad mes jau 1,5 metų alive and breathing ir jau Gal čia prisidėjo online, nes mes negalime nuo kitos pasiekti ir nužudyti. Gal. Bet jo, tu teisi. Sunku, nors buvom susitikę, viskas buvo fainai. Jo, Giedrė tavęs klausė, ką davė tau komanda, ar ko išmokė darbas komandoje, tai aš noriu sužinoti, ką tau davė Bright ir ką tu duodi Brightui ir bendruomeniai. Tai irgi vienas dalykas, kai paklausai šito klausimo, tai pirmas dalykas apskritai atėjęs man į galvą buvo Robertos iš Automatizuok ir Gazuok pasakyti žodžiai, kai jinai pasakė, kad Brightas jai yra tarsi žaidimų aikštelė, kurioje jinai gali drąsiai žaisti ir eksperimentuoti. Ir kažkaip jaučiuosi, kad Brightas yra ne tik mūsų nariams ta žaidimų aikštelė, bet tai yra žaidimų aikštelė ir man, kurioje aš galiu drąsiai būti savimi, drąsiai galiu eksperimentuoti, drąsiai galiu įveikti savo baimės, pavyzdžiui, savo viešojo kalbėjimo baimę ir kitus dalykus, tai ir gauti tą palaikymą. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų labai romantiškas, man aš jį romantizuoju, kad ne tik mūsų narė žaidžia toj žaidimų aikštelėje, kurią kuriam visos kartu, bet ir mes pačios žaidžiam toj žaidimų aikštelėje ir tai gaunasi tokie lygiaverčiai mainai, kad mes visos galim žaisti, eksperimentuoti ir jeigu prireiks gauti palaikymą. Ir labai faina yra, kad ne tik su mūsų, tarkim, žaislais atneštais žaidžia narės, bet ir jos pačios atsineša savo žaislų ir mes visos galim labai turiningai žaisti. Tai toks lyrinis galbūt pasakymas, bet man atrodo, kad ta erdvė eksperimentuoti, kurią galima iš šalies pagalvoti, kad mes galbūt sukuriam narėm, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes pradėjom šitą idėją, bet jos nebūtų, jeigu nebūtų mūsų narių ir mes lygiavertiškai vienos kitoms kuriam tas galimybės drąsiai eksperimentuoti. Tu savo komunikacijoje dalinaisi, kad netrukus nori ir pradėsi savo naujienlaiškius siųsti, tai visos, kas sekat Viktoriją, laukit
Ir stebėkit, ir kai tu paminėjai žaidimo aikštelę, ne ką, pacitavai Robertą ir tu savo komunikaciją ir minėjai, kad Braite tu mielai ir su dideliu suteigimu tą dar ir tikrai, kai reikėjo, kai mes susidėliojom savo svetainę, susidėliojom visą naujienlaiškių, visas sekas, automatizacijas, visas įveikėm galų gale. Ir Viktorija buvo ta, kur iš karto sako, aš siūsiu naujienlaiškius, kur nereikėjo nei kas norit, savanorių ieškoti, bet kai kalbam apie tavo pačios, tu kažkaip tai tau sudėtingiau galbūt buvo, bet dabar jau netrukus išeis, nes tu tikrai tą gali daryti ir tas yra fantastika ir labai nekantriai laukiam. Bet ta žaidimo aikštelė Braite iš tikrųjų matosi, kad augina ir mokina dalykus pasidaryti, kuriuos vėliau galim drąsiau galbūt pritaikyti savo veikloje. Labai geras pastebėjimas, kad tikrai mes augindamos Braitą, bendruomenę, savo bendrą verslą, augam ir pačios ir auginam savo veiklas. Ir pavyzdžiui, dabar atsimenant, kai mes pradėjom Braitą, atrodė, kad mums tiesiog yra too much on our plates, bent jau man, manau, kad ir jums. Ir atrodė, kad, o Dieve, mes čia nieko nebespėjam, o tiek mažai dalykų darėm tuo metu Braite, dabar mes darom 10x visko ir kažkaip viską spėjam ir dar daugiau spėjam. Ir tas augimas iš tikrųjų yra sunkiai pamatuojamas. Jo, iš tikrųjų, tikrai patvirtinti, aš atsimenu, kai vienas dirbtuvės darydavom ir bendruomenės susitikimą ir mums atrodė, kad mes nespėjam. Dabar ir savo veikloje daug daugiau darbų atsiranda irgi ir tas augimas yra ir šalia to dar Braite augimas ir mes kažkaip vis tiek viską spėjom ir susidėliojam. Jo, tai tas toksai, paradoksas, sakykim taip, kai kuo daugiau darai, turbūt tuo daugiau ir suspėji. Bet vėlgi dar nepabėgant iš Braite temos, mes labai dažnai kalbam ir tarpusavyje, ką mums reiškia Braite, kodėl mes tai darom, kas tas yra mūsų vidinis, kodėl. Jau vis tiek 1,5 metų laviruojam šitą laivą tarp audrų ir štilių ir ramios jūros ir pabanguojam ir taip toliau. Kaip tu manai, kas įkvepia tave Braite vystyme ir Braite prekės ženklo vystyme? Čia turbūt nenustebinsiu, bet pas mane jau eina toks leitmotyvas visam šitam pokalbėje, kad kai paklausia, kas įkvepia, dirbant su klientais, savo versle ir panašiai, tai būna tas grįžtamasis ryšys ir žinojimas, kad galėjau pasitarnauti. Tai lygiai taip pat ir Braite, mane be galo įkvepia merginų mūsų narių grįžtamasis ryšys, kai išgirstu, kad jų pasidalinimus apie tai, kaip jos jaučiasi Braite, galbūt kažkokios žinios praturtino jų procesus, efektyvumą, sužinojo kažką naujo ir jaučiasi įsikvėpusios. Man visi šiti aspektai yra vėlgi romantiški labai. Aš juos romantizuoju ir man jie eina tiesiai į širdį ir netgi atrodo, esi maks užsikasus darbuose su Braitu, vystymas užkulsiuose Braito niekada nesustoja ir jautiesi overwhelmed ir stresė, atrodo viskas griūva, čia ten reikia keisti strategiją, atrodo viskas supuola vienu metu, bet tada prisijungi staiga į mastermindas narėm ir narės tiesiog pasidalina, kaip joms buvo gera, kiek gavo vertės, kaip gavo atsakymus savo verslo vystymui ir panašiai. Ir tiesiog viskas kaip pleistras tiesiog nusiklijuoja ir viskas žaizda užgijusi, tu eini vėl laimingas tiesiog į tuos savo overwhelming darbus ir net nebepastebi, kad jie yra tokie overwhelming. Ir čia vėlgi galiu galbūt dėti tą analogiją į jausmą, kaip aš įsivaizduoju, kaip jaučiasi mamos, kad jos pastoviai būna overwhelmed, tie vaikai visus nervus ištampo, bet tik tais pasako mamytė ir viskas. Širdis atsileidžia, vėl mama yra šilkinė ir laimingiausia pasaulyje. Tai nežinau, ar tai yra tiesa, bet aš taip įsivaizduoju ir Giedrė galbūt čia gali patvirtinti arba paneigti šitą dalyką. Manau, kad vaikų auginimas lygiai taip pat kaip ir bendruomenės ar verslo yra be galo prasmingas. Aš pavyzdžiui, visą tą kelionę, motinystės ir verslą žiūriu labai taip, nenoriu sakyti to žodžio holistiškai, bet nežinau, kaip rasti kitą žodį, nes jo, tikrai tai yra labai auginanti kelionė ir tie momentiniai kažkokie iššūkiai, jie nenumuša to noro augti. Bet man labai įdomu, kaip tau sekasi suderinti asmeninio prekės ženklo vystymą su tavo verslo vystymu ir su Braite veikla. Tai čia šitam klausime tikrai neišsiplėsiu, tiesiog atsakysiu trumpai. Ne kaip, labai dažnai jaučiuosi overwhelmed
Ir net šiandien, kai susiskambinom darbiniais Brighto reikalais, pamenat, pajuokavau, kad viskas, aš nebenoriu šito streso ir nieko nebenoriu daryti, nes tiesiog tai overwhelming. Aišku, kas yra not an option, bet vis tiek tiesiog tikrai būna labai daug tų momentų, kai žongliruoji tarp daug veiklų, kad tiesiog jautiesi overwhelmed. Ir nors ir atperka įvairūs tie motyvaciniai aspektai, ar ne, tuos momentėlius, bet vis tiek su jais tenka gyventi. Ir kol kas šiai dienai mano prioritetas yra mano klientai, Brightas, ir mano asmeninis prekės ženklas sėkmingai yra nugrūstas kurį laiką jau į mano to-do listo į galą. Tai tikiuosi, kad greitai tai pasikeis, bet šiai dienai, kai mes kalbamės, iš tikrųjų to nuoseklumo savo prekės ženklo vystymui aš nesukuriu. Labai galiu relėtinti tau, Viktorija, nes iš tikrųjų, kai turi tiek daug atsakomybių ir ypatingai, jeigu atsiranda daugiau projektų, tai tikrai būna be galo sudėtinga ir mes kol kas negalim susifokusuoti tik į Brightą, nes iš tiesų Brightas dar vis auga, mes dar esam tokioj startuolio fazėje, kur Brightas pats save gali išlaikyti, bet savo simokėti galim tik tai per Kalėdas tikriausiai. Fingers crossed, kad galėtumėm per Kalėdas savo išsimokėti. Ok, mes šiek tiek palietėm mūsų pokalbėje dirbtinio intelekto temą ir kalbėjom šiek tiek apie tas baimės ar nebaimės, bet pati, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, tai ar vis tik esi tas žmogus, kuris bijo dirbtinio intelekto, ar vis tik smalsumas tave nugali pabandyti ir viską išbandyti ir apskritai, jeigu reikėtų įvardinti, kokią reikšmę dirbtinis intelektas turi tavo darbo verslo procesuose? Vėlgi, jeigu sugrįžtant iki solo verslo, pakeičiant karjeros kryptį ir dabar, tai iš tikrųjų iki aš buvau visiškai tas žmogus, kuris visko bijo, galvoja, kad technologijos tikrai ne man ir neturėjau net to smalsumo kažką pabandyti, nes apskritai gal neturėjau to smalsumo jokiai temai gyvenime. Bet tuomet, kai pradėjau vystyti savo solo veiklą ir iš tikrųjų daryti tai, kas mane užpildo ir ką degu didelę aistrą daryti, ar ne, brandingą, tai tas dirbtinis intelektas man atrodė no-brainer, kad reikia jį pabandyti. Ir tiesiog automatiškai aš tapau labai smalsus žmogus ir norėjau domėtis visomis naujovėmis. Tai jeigu taip trumpai atsakant, bijojau iki kol netapau solo verslininkė. Kai tampi solo verslininkė, man atrodo, persijungia kažkoks mygtukas ir staiga tu tiesiog įsijungia tas žvėriškas žingeidumas, kur tu nori nuolat tobulėti ir pastoviai laikyti pulsą ant naujovių. Ir jeigu kalbant apie kaip aš naudoju, kokią reikšmę turi dirbtinis intelektas mano darbo ir verslo procesuose, tai jeigu trumpai atsakant, tai iš tikrųjų dirbtinį intelektą visokiom formom, tiek atskiris dirbtinio intelekto įrankius, tiek įvairias programas, kurios yra praturtintos dirbtiniu intelektu ir įvairiom integracijom, aš naudoju kiekvieną dieną įvairiems tiek verslo procesams, tiek dirbant su prekės ženklų strategijomis, idėjomis, savo komunikacija ir panašiai, naudoju kiekvieną dieną ir jau nebeįsivaizduoju be to savo tiesiog kasdienybės ir verslo vystymo ir tiesiog darbo prie projektų. Dar norėjau tavęs paklausti, kokie būtų tavo top 3 įrankiai, kuriuos tu naudoji, ką tu rekomenduotum verslam? Jo, tai aš galvoju, kad šiuolaikiniam verslui iš tikrųjų aktualiausia galbūt būtų mano nuomonė, kad pirmiausia, kiekvienas verslas turėtų siekti efektyvumo ir tam būtina naudoti kažkokius planavimo, projektų valdymo ar CRM įrankius, tokius kaip, pavyzdžiui, Notion, Asana, Atio ir panašiai. Tuomet kitas mano, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš manau, kad kitas įrankis, kažkokį įrankį tikrai turėtų irgi naudoti, vystant savo verslą tam, kad galėtų su kažkuo pasitarti ar efektyviau atlikti analitinės ir kūrybinės užduotis. Tai tam galėtų naudoti ChatGPT, Claude AI, Perplexity ar Google Gemini. Labai daug large language modelių yra, kuriuos galima naudoti. Ir trečias įrankis, kurį patarčiau
Ir manau, kad kiekvienas verslas turėtų naudoti, tai turėtų būti kažkas, kas susijęs su prekės ženklo tematika, kompetencijomis, užduotimis, kurias daro kiekvieną dieną, kaip toj specifikoje, kurioje dirba. Tai pavyzdžiui, aš, kadangi esu dizainerė, tai man itin vertingi į dirbtinio intelekto įrankiai yra tokie kaip Midjourney, kurie generuoja vaizdus. Ir aš tos generuotus vaizdus galiu panaudoti savo dizaino projektuose. Arba taipogi gali būti Adobe paketas, Adobe Illustrator, Photoshopas, arba ta pati Canva, kas irgi yra praturtinti dirbtinio intelekto integracijomis ir iš tikrųjų palengvina darbą man kaip dizaineriai. Tai nors jeigu kalbant apie šitas 3 grupės, kurios man atrodo svarbios kiekvienam verslui, planavime aš nesu dar pati moderniausia ir vis dar mano numeris 1 įrankis yra Google kalendorius. Mėskite į mane akmenį, kas turit kažką prieš Google kalendorių, bet iš tikrųjų, jeigu kalbant apie kitas 2 grupės, tai jeigu reikėtų savo top 3 įvardinti, tai turbūt būtų ChatGPT, Midjourney ir neišskirčiau vieno, tai būtų Canva, Illustratorius ir Photoshopas. 3 įrankiai, kuriais dirbu, pagrindiniai mano dizaino įrankiai. Aš, Viktorija, nieko prieš tavo kalendoriaus planavimą, nes aš irgi kaip vizualus žmogus, man reikia pamatyti vizualiai kalendorių, kiek laiko užima konkretus taskas. O šiaip papasako, kam tu tuos 3 įrankius naudoji, pavyzdžiui, ChatGPT ar Canva, kaip tu juos įdarbini. ChatGPT paprasčiausiai naudoju idėjų generavimui, duomenų analizai, taip pat marketingo, komunikacijos asistentą esu susikūrusi ir naudoju savo verslui, kurie man padeda rašyti tekstus, dėlioti savo strategijas ir taipogi dirbti prie klientų strategijų. Ir tai yra, būtent ChatGPT yra turbūt mano visiška meilė ir įrankis, kurį aš naudoju kasdien. Ir net eidama į parką pasivaikščioti būna su juo pasikalbu, sprendžiant įvairius darbinius ar verslo klausimus. Jeigu kalbant apie Midjourney, šitas įrankis, vėlgi, kaip minėjau, vizualų generavimui yra skirtas ir aš kaip prekės ženklų dizainerė tikrai randu begalės vietų, kur galima jį panaudoti ir tikrai esu panaudojusi jau ne viename dizaino projekte, tiesiog kuriant fotosesijos gairių konceptą, kaip prekės ženklas galėtų atrodyti ir ką parodyti fotografui, kad išpildyti prekės ženklo viziją, arba kuriant įdomesnius mock-upus, parodyti, kaip prekės ženklas gali veikti ant įvairių komunikacijos priemonių ir panašiai. Ir kaip tik mes dabar įrašinėjom šitą podcastą, bet kai jisai bus išėjęs, tai bus jau mano padaryta apžvalga Bright bendruomenėje apie kitą analogišką Midjourney įrankį, tai Visual Electric. Tai jeigu aktualu ir dar nematėt, kas klausat, užsukit į Brightą, pasižiūrėti. Ir tikrai manau, kad aš jau pabandžiau šitą įrankį trumpai ir manau, kad aš jį naudosiu šalia Midjourney, nes tikrai labai fainas. Ir sekantis, tai aišku, galbūt apie Canva, Illustratorių ir Photoshopą nėra ką ir kalbėti, juos tiesiog kasdien naudoju vizualų kūrime, tiek socialinių tinklų vizualams, tiek kuriant vizualinius identitetus, tiesiog įgyvendinant jau kūrybinius dizaino projektus. Dar taip pridurčiau, kaip mes, pavyzdžiui, Canva naudojam įvairiem strateginiam dalykam iš tikrųjų ir koks tai yra nuostabus įrankis dirbant komandoje nuotoliu. Tai šitą įrankį mes esam labai gerai valdžiusi, sakyčiau. Jo, čia turbūt yra mūsų numeris 1 įrankis, kurį mes kaip komanda naudojam. Daug fantastiškų dalykų išsibrainstormina Canvoje. Jo, bet artėjam jau dėja į pabaigą, kad ir kaip būtų be galo įdomu. Čia šiek tiek mini toksai praskleidžia, man atrodo, tą uždangą, kaip mūsų afterworkai atrodo, kai mes daug kalbam, daug diskutuojam, daug juokimės ir panašiai. Tai Viktorija, ką norėtum ir palinkėti visoms moterims, kurios vysto verslą, nori vystyti, bet nedrįsta, ar toms inžinieriams, kurios verkia tyliai tualete ir nori keisti karjerą ir galbūt pradėti freelancinti. Ką tu joms palinkėtum? O jie koksai, kaip juokingai pateikė šitą klausimą. Dabar galvoju, iš tikrųjų, ko labiausiai norėtųsi palinkėti, tai galbūt keletas dalykų. Tai
pirmiausia, galbūt, paverkit tame tualete tiek, kiek jums reikia, kad suprastumėt, kad reikia daryti pokytį ir tuomet, kai jūs suprasit, kad reikia tą pokytį daryti, tiesiog apsupkit save žmonėmis, kurie suprastų jumis, palaikytų ir galėtų jums padėti padaryti tą transformaciją, nes iš tikrųjų, kai esi tiek turi baimių, tikrai tame yra labai labai daug baimių ir ribojančių įsitikinimų ir vienam juos įveikti, neturint palaikymo šalia, yra iš tikrųjų be galo sudėtinga. Ir jeigu savo aplinkoje neturit žmonių, kurie galėtų jumis palaikyti, tuomet mano nuoširdi rekomendacija ir tikrai kas padėjo, kaip jau pasakau man, tai buvo prisijungimas į bendruomenę. Ir todėl, pavyzdžiui, ir dabar vystant bendruomenę, man atrodo tai be galo prasminga, nes būtent bendruomenė buvo tas tramplynas dalinai į mano tą norimą pokytį. Tai irgi paverkit tualete kiek norisi, apsukit save žmonėmis, kurie jums pagelbėtų. Jeigu tokių žmonių nėra, prisijunkit prie bendruomenės, kurioje jūs rastumėt tą palaikymą ir supratimą ir žinokit, kad keistis ar kažką keisti savo gyvenime, pradėti kažką naujo, niekada nėra per vėlu ir galima 100 kartų pradėti viską iš naujo, imtis kažko naujo daryti ir kaip Birutė gražiai šiandien pasakė, tiesiog save iš naujo sukurti ir sukurti tą savo versiją ar ne, kuri iš tikrųjų padėtų jums prasmingai gyventi ir džiaugtis tuo, ką jūs darot kiekvieną dieną. Tai gal mano palinkėjimas būtų toksai. Tikrai labai gražus ir įkvepiantis palinkėjimas, o dar labiau įkvepianti istorija tavo, nors aš ją jau pažįstu ir girdėjau tikriausiai ne vieną kartą. Kas kartą besiklausant tavęs atrodo, suvoki biški kažkaip kitaip. Ir manau, kad daugelį moterų besiklausančių ir galbūt toms, kurios dabar yra užstrigusios ar tam augimo kelyje, nes augimas tikrai, pripažinkim, būkim biedni, bet teisingi, bet augimas tikrai nėra lengva kelionė. Tai ačiū tau, Viktorija, kad tu pasidalinai ir tikrai labai džiaugiuosi, kad mes priėmėm šitą sprendimą, nes tikrai matau, kad ir mūsų bendruomenėje yra moterų, kuriam šita tema labai aktuali ir tikrai norisi dalintis ir įkvėpti. Ačiū, mane pakvietėt. Taip, tikrai fainai buvo pasikalbėti, nors kalbamės kiekvieną dieną, bet fainai paanalizuoti, išgirsti giliau, pasiklausyti tavęs. Ir ką norėčiau dar pasakyti, kad sekantį kartą, sekantį podcastą turėsim irgi labai fainą mūsų narę, Aušrą Kupliauskaitę, kuri vysto Manifesto Kit. Su Aušra susipažinom Instagrame, jinai parašė, paklausė daugiau apie bendruomenę, nes sako, aš vystau čia tokį brandą ir kažkaip susiskambinom ir iškart sulipom. Tai dabar su Aušra susirašom beveik vos ne kiekvieną dieną ir jinai dalyvauja akceleratoriui su Manifesto Kit ir iš tikrųjų tai yra unikalus produktas. Tikrai įdomi ta startuolio kelionė. Tai tikrai manau, kad Aušra tikrai turės ką papasakoti. Na ką, merginas, tai einam ilsėtis, susimatysim kitam podcast'e, susigirdėsim kitam podcast'e. Iki. Ačiū, Viktorija, iki. Ačiū jums, buvo nuostabu ir buvo labai ilgai. Atsiprašau, Giedrė. Aš tik galvoju, kiek reikės.